pasakyti. Įsitraukiam plaukus. Plaukas burno iš karto. Tai ką, labai smagu jūsų laukti studijoje. Mūsų planas pasikalbėti tarpusavį buvo labai seniai čia. Kaip tas ėjo metai. Taip. Realiai jo, mes prieš 1,5 metų norėjom tokį dalyką padaryti, aš Jo. kažkada tai kalbėjausi, man atrodo, su tavim, ar ne? Tai dabar gal pradėkim nuo pat pradžių ir nuo to, kad jūs prisistatysit, pasakysit savo vardus ir trumpai apie save tokį rezumė. Pradedam. Taip. Oi, tai labas Koleta, labas Malena, labai ačiū, kad pakvietėt mane. Aš esu Vanda Saiko, drag karalienė, kai kuriem gerai žinoma, kai kuriem mažiau, kai kuriem iš gerosios pusės, kai kuriem nelabai iš geros. Nėra čia ko visiems gerai būtų. Jo. Aš žinok, pritariu. Nereikia čia visiems gerai būti. Taip. Kiek? Čia viskas, tik tiek turiu apie save pasakyti. Ačiū, eigoj praplėpėsim. Jo. Okay. Tai sveiki, aš Malena, irgi drag karalienė. Užsiemu šiais dalykais, šitų grožių jau beveik 3 metai, gal šiek tiek daugiau. Daugiau. Ne, man atrodo 3 kažkur. Na ir kol kas patinka, ką darau. Kodėl būtent Malena? Oi, nu čia tokia istorija. Vieną vakarą tiesiog susigalvojau, kad noriu kažkokio drag vardo. Internete pradėjau ieškoti apie vardus ir jų reikšmes. Ir į kažkokį puslapį nuėjau, ten 100 puslapį radau, kad Malena, ir man atrodo reiškia, kad the one who looks from above, nu kažkas tokio. Tai visai man patiko, tada ten po mėnesio pamačiau, kad yra su Monika Beluči tas filmas Malena. Aš galvau, kad tu nuo filmo pradėjai, bet pasirodo. Geras Ne, filmas. Labai geras. Nu, aš dar nematęs, tai reiks pažiūrėti, bet... Tu nematęs? Turim Tik tai tai? matai? Geras. Nu, tokį vardą turiu ir filmo nemačiau. Nu, bet aš iš kalbos Kalbas. mačiau. Jei nėra čia ko, tegu jie žiūri ją. Būtent, Supranti? būtent taip. Apie save tu filmą. Mes, kaip sako, jūs kiekviena iš savęs verta kino juostos. Tai, Oi, taip, tikrai taip. Pritarčiau. Režisieriai. O tu kodėl esi Vanda? Kodėl aš esu Vanda? Jo, koks tavo vardo? Čia, žinokit, žiūri kelias? juokinga istorija, nes Labai aš noriu. iš pat pradžių mano pirmas kaip ir drag vardas buvo Kolanda. Kolanda. Jo, Čia nuo ispaniško kavos pavadinimo kolada. Tai čia gali kolanda. būt, žinok, ne, aš tai jį išgirdau iš tokios youtuberės Glauzel, kažkada jinai ten irgi Oi, turėjo va. savo alter ego ir aš dar tada nei dažytis nemokėjau nieko, aš mamos rankšluosi to ant galvos užsiriždavau, ir tipo, ir aš Kolanda, žinai. Ir tada persikraušiau gyventi į Vilnių. Spirkau savo ten vieną pirmų perukų tokį violetinį. Neturėjau visiškai jokių rūbų, nieko, tai tiesiog šiukšlių maišų prisidėjau ir mes su buvusiu darbu važiavom į komandiruotę Rygoj. Ir aš važiuoju ir aš sakau, nieko neturiu, žinai, šiukšlių čia įsidėjau, o tema buvo ten pasakų veikėjai, tai aš galvoju, aš būsiu ten kokią pasakų šiukšlę, žinai. Ar kažką. Ir perukas naujas, nieks nedaryta, nieko, žinai, ir man viena kolegė sako, nu žinai, tu tikra pelkių Vanda. Ai, Ir aš taip, geras. žinai, taip sėdžiu, o jei rimtai aš Vanda būčiau. Ir kažkaip, žinai, prilipo. Ir tada susipažinau su mūsų buvo House of Psycho. Tai buvau aš, Mama Ruz ir Umiko. Ir Umiko pasiūlė tokią idėją, darom House of Psycho, kaip House, žinai, ir aš sakau, davai, let's go. Ir mes buvom kaip ir pirmasis drag house'as, bet po to ten praėjo laiko, nelabai kas vyko, mes įsiskirstėm, žinai, kas Pirmas sau, kas bandymas sau, toks. jo. ane? Bet, žinai, ir aš pasilikau tą Psycho, nes Vanda, Psycho, aš manau, žiūri gerai skamba. Tu matai, aš visą laiką, visas šventą savo laiką, kol tave žinau, aš galvoju, kad Saiko tai tavo yra iš tikrųjų pavardė. Tikrai, aš galvoju, kad, pavardė tokia, vat, ir viskas. Aš negalvoju, kad tai yra irgi, sakysim, kaip ir Jo. priedas prie tavo vardo, ar ne? Na, visai neblogai. Junginys. Nu, pažiūrėjus vardą, tai tokia tikrai saiko. Šiaip man yra žmonės sakė, Vanda Saiko, tai tu čia nuo tos American actress comedian Wanda Sykes. Jo, čia tas man irgi biški su gretinimu toks buvo. Aš žinojau, kad jinai tokia yra, aš niekad jos vardo pavardės nežinau ir man kai žmonės pasakė, ar rimtai klausyk. Nu, bet, ten nieko bendro mes neturim. Aš ne tiek. Nentiek juokinga. Tai dabar prakalbėkime apie visą tą, kodėl būtent rinkotės ir norėjot tą drag queen įvaizdį ir gyvenimo būdą. Nes man labai įdomu, dėl to, kad aš gal šiek tiek daugiau žinau, bet daugelis Lietuvos žmonių, kaip ir žino, visai nedaug. Jie tą,
kaip ir sieja tiesiog su kažkokiais šou ir pasirodymais, bet tai yra vis tiek tai yra atskira kultūra, tai vat, man labai įdomu, kodėl būtent rinkotės. Taip ir viena ir kita iš eilės papasakokit savo istorijas. Tu sakai, tavo tas buvo hausas pirmas, ar ne toksai? Jo. Nu, matai, aš... O kada čia buvo seniai? Čia jau buvo, kiek laiko nuo kada mes pradėjom performant. Tai jau kokie 2018 metais, nes 2018 mano buvo toks kaip pirmas viešas išėjimas, žinai, kaip Vanda, kaip drag karalienė, mes tada su Alenčyko susipažinom. Esi padarė savo pirmą workshopą, mūsų buvo tik 2 drag karalienės, tada atėjom ir mes tada pakalbėjom ir sakom, reikia kažką daryti, žinai. Ir padarėm tada buvusiam Avantgarde klube festą, tokį drag, ir ten mūsų buvo gal kokios 6 karalienės. Ir jisai nedidelis klubelis buvo, bet žmonių buvo pilna. Ir visi taip susidomėjo ir mes po to renginio taip šnekam, reikia kažką dar daryti ir tada prasidėjo ten renginių serija. Bet tai susidomėjimas nebuvo kažkas. Buvo, ar ne, iš karto? Ir labai buvo ir matėm, kad ta paklausa yra ir pradėjom daryti tam pačiam Soho klube, kiek aš 6 metus tenai praperforminau. Ir, žinai, atradau save, atradau, kas Vanda yra ir dabar buvau tokio metų pertraukėlę padarius. Labai sveika tau tą metų pertrauką, nes labai išgražėjus išėjai vėl į areną, labai su tuo ir sveikinu, nes kartais reikia daryti pertraukas, mes visi savo profesijoje turim tokius vietas, kur sustojam ir biškį įkvėpiam oro, o pas tave? Na, aš nuo vaikystės domėjaus madom ir viskuo, norėjau būti fashion designer, bet neįstojau ten, tai pasirinkau higieną, kosmetologiją, nes ten su make-upu. Ir tai dar čia prieš, kaip aš atradau visą dragą, tai nežinau, gal 16 ar 15 metų Tumblr'e dar atradau ten gifus, kur aš dar nesupratau, kad ten vyrai. Tai man atrodė, kad vyrai tiesiog kažkokius modelius dažo. Ir ten tas make-upas visas toks didžiulis ir viskas. Tai čia buvo tie gifai iš RuPaul's Drag Race iš 5 sezono. Tai va, nuo 5 sezono taip susiradau, pradėjau ten paslapčia žiūrėti nuo tėvų, nuo visko, nes taip... Neįprasta dar buvo. Jo, neįprasta ir kaip aiškinti tėvam, kad, toks crazy dalykas. Tai nuo 5 sezono pradėjau žiūrėti, po to pradėjau visokius make-up tutorialus YouTube'ai. Ir tai bandžiaus. Išmokau make-up'o, tada pradėjau student, ten irgi šiek tiek pasimokinau, bet ten labai buvo griežtai, kad tu tą gali daryti, to negali daryti. Ir nebuvo freedom for creativity, for nothing. Nu jo, su ta creativity biški sudėtinga, nes yra tipo programa ir nėra čia ko tau labai įsifantazuoti, supranti. Jo, bet ten vien, kad net tu eyelinerio su šešėliu negali padaryti. Iš karto -2 balai. Nu, toksai, žinai. Tai toks supratimas jo. Nu, tai va. Ir tada pradėjau aš su savo vaikinu bendrauti, draugauti ir mes sugalvojom tiesiog, nes aš niekad nebuvau į Soho, į Soho, į Balaganzą ateiti. Tai buvo Oroganza, kur pirmą kartą ir Vandą, ir visas pamačiau. Ir per tą renginį... Aš tada dariau Eleni Fureira Fuego. O, ten įsitaškeitų jo. Ir tada per tą renginį mane pakvietė ant scenos žaidimą pažaisti. Ir aš ten išsitaškiau. Šiandien ir su korsetu buvau, ir su viskuo, taip labai seksy atrodžiau. Ir po to, po gal mėnesio, ten po kelių savaičių, gaunu žinutę, gal nori sudalyvauti drag konkursą. Taip. Q faktorius toks. Jo. Bet tai dabar, žiūrėkit, taip labai įdomu, kaip ir tų drag karalienių Lietuvoje nėra ta masė tokia didelė, ar ne? Nu, šalis mūsų nedidelė. Bet jos įsiskirstė į skirtingus, sakysim, klubus, ar ne? Kažkodėl nėra to tokio bendro. Jūs taip tiesiog pagal asmeninius kažkokius santykius į tuos atskirus klubus, ar tiesiog šiaip nenorit susiburti visos, kad rinka maža, sakysim, ir tų pasirodymų užtektų visiems? Nu, matai, mes buvom visos kartu, toj pačioj Balaganzai. Soho klube. Jo, bet supranti, amžinai nebūsim visos kartu, žinai, ir išaugam, ir ta scena pasidaro per maža, ir asmeniniai konfliktai vyksta ir taip toliau, žinai, ir tiesiog, Gal ir matymas pasikeičia vieno nori kitos kito, ar ne? Visiškai taip, žinai, bet aš iš tikrųjų
sakiau, žinai, mano ta pertrauka buvo Jo. metų laiko, jau daugiau negu metai net. Žinai, kur aš nebuvau nei scenai, nei drag, nedariau nieko. Bet atsiprašau, kad aš jokiuosi, nes tu vis pasakai apie tą pertrauką ir man visą laiką aš kaip tas, atkartoju, nes taip gražiai atrodai. Nes man kai tu pasakai, kad tu turėjai metų pertrauką ir dar su visais iš to sekusiais padariniais, po to pakalbėsime apie visus tuos padarinius ir įvykius, tai man buvo nuostabu, nes aš tave kaip sykis tokia, kaip labai tokia šviežia ir gerai, kaip sako, profesionaliai padirbėjusią pamačiau, žinai, čia po ta tų metų. pertrauka, žinok, mano buvo asmeninio gyvenimo toks roller coasteris, tai galėsim vėliau pašnekėti, Jo. nes turiu ką papasakoti. Būtinai. tikrai. Jo. O šiaip tai, apie ką mes šnekėjom? Mes šnekėjom apie tai, kad jūs išsiskirstot į skirtingus Nu jo, klubus. išsiskirsim, žinai, dabar yra ir kitos grupelės, tu drag O karalienė. tarpusavį yra kažkokia konkurencija, jaučiasi, nesimušat dėl vienos vietos pasaulyje. Nu, buvo laikai, kada mušėmės, o dabar, žinai, turim, vieni turi savo, kiti turi savo, turim savo, žinai, žmonių grupę, kas Žiūrovus ar ne savo domisi turi? ir kas palaiko ir tiek užtenka. Jo. Ir, žinai, nu aišku, mes su Malena turėjom visokiausių idėjų, kartu irgi tam pradėti kažką ar performant, pagaliau renginį turėsim balandžio 26 dieną. Malena galės Pasakys, daugiau Malena, papasakoti. pasakyk, kur ir ką užaktantuoti. Taip, tai balandžio 26 dieną paviljone Trakų gatvėje. Ne Trakų, Pylimo gatvėje. Patikslinsim. Prie vaivorykštinės perėjos. Taip, prie vaivorykštinės perėjos, Night of Kokia the ten Queens. paperė vaivorykštinė yra? Yra Taip, tokia taip. mažytė, taigi, kai nupiešia, taigi jie visi homofobai jo juodai uždažyti. Tai kitai. 100 kartų, taip. Ta perėja. Taip. Viršūnė visai. Pas mus labai keisti žmonės. Jie neuždažo kokių, tai ten atsiprašant, bibių ant sienos pripieštų, o jie, supranti, dažo perėjas. Nu, tai Nu, aš tą patį sakau, nu tai blin, žinai, neturit jūs ką veikti. Tai 26 paviljone. ar Night ne? of the Queens. Mūsų Bilietus bus kur galima įsigyti? internete, kakava LT. Parašas LT, Instagram'e The House of Malena ir Taip. kiekvienoje mūsų socialiniai platformai visur yra. Ok, aš platformas jūsų įdėsiu po to linkus, ar ne? O dabar kiek jūsų ten bus merginų pasirodymų? Oi, tai mūsų bus 6 ir dar 2 tokie special guests bus. Taip. Paslaptis tokia, ar ne? Taip. Turėsim. Nu, tai mūsų Ir taip maždaug, žinokit, daug. merginos, taip susirinkam, aš tarp kitko noriu pasakyti, aš irgi ten būsiu. Ne, aš nešoksiu. Pakviesim. Aš ten, dievuliau. Ir sako, dabar išeina Superguest ir išeina Petras Gražulis. O Jezu. Bet jeigu in drag, Kanonautą Lietuvai padarom, kad šitą... Žinai, jeigu Tada išeitų iconic. į sceną, išeitų Petras Gražulis, aš savo signature move padaryčiau spėčiau. Man atrodo, jo. jam į veidą. Ne. Nu, bet šiaip realiai gal jisai labai vargšas žmogus ir jam gal pagalbos reikia padėti atsiskleisti. Aš taip galvoju. Ar sakom, palikim bjaurybės, kad Palikim. jeigu jisai Žinai, tvarkosi jeigu patys. žmogus Palikim. norėtų pagalbos, jis jos ieškotų ir kreiptųsi. Bet, nu, aiškiai, žmogus jos neieško. Ir lengviau žmogui... Jis jau gal, žinai, toje stadijoje, kai Taip. jis jau nesupranta, kad, žinai, kaip sako, kai tu miręs, tu nesupranti, kad tu miręs. Ir kaip tu durnas, tai irgi panašiai. Tokie nesupranti. Gal jis ir jaunas toks buvo, velniai ten žino, žinai. Whatever, paliekam politiką. Taigi, Taip. jūsų pasirodymas, jūsų performansai bus, ar ne, ir bus 2 supergestai. Taip. Ne? Labai fain. bus žaidimai, bus Žaidimai, viskas. dovanos. Kažkoks dress kodas yra? Kaip ir ne, bet Nėra, bet spalvos, kuo blizgučiai. spalvingiau Taip. išsirainstoninkit makiažai ir iškiausiai nebijokit. It's a safe free space. Taip. Jo, dabar irgi gražus festivalis vyksta Los Andžele, tai ten irgi dress kodo nėra absoliučiai ir man labai patinka ta laisvė, kada žmogus gali savo, nu, tu paprastai būdamas visuomenėje ne visą laiką leisi savo tiek išsinuoginti, yra kažkokia tai tokia riba. O vat yra tam tikri festivaliai, kuriuose tu gali. Ir aš manau, kad visiems reikia nusimesti tuos žeminius kailinius paltus ir visokius vilnonius megztinius ir tiesiog biškį pačilint ateit. Ir tiesiog atsipalaiduoti. Jo. Tai aš tikiuosi, kad tą balandžio 26 jau bus normalūs orai Lietuvoje. Nu, Nes čia kas pastarąją savaitę vyko, nu tai atsiprašau. čia toks labai keistai, nes atsikeli vieną rytą ir pamatai, kad prisnigo. Nu, Jo. jinai. Sekančią Visiškai. dieną plus 20. Sekančiai, taip, žinai, čia kad nebūtų nuobodu, kad suspėtum keisti outfitus. Tai va, tai aš kadangi sakiau, kad su jums kalbėjusiu ir taip toliau, ir prašiau, kad sekėjų, kurie mane seka ir kurie jūs seka, kad jie užduotų kažkokių klausimų, tai vienas iš tų klausimų buvo apart to, kad kaip jūs įspūdingai sugebat save performinti, pakeisti ir pasidaryti makiažus, apsirengti. Tai pakalbėkim dabar apie madą.
Tiesiog. Ar yra pas dragus kažkokia mada makiaže, rūbuose, ar tai yra tiesiog tai, kas jums iš vidaus tuo metu eina, tai, ką jūs norite parodyti, tai tą ir darot? Ar yra kažkokie fashion weekai? Žinai, čia kiekviena yra skirtinga. Žinai, kiek yra drag karalienių, tiek yra skirtingų tų stilių. Malena galės savo papasakoti. Jo, papasakokite tada kiekvieną apie savo labai man įdomu. Nes jūs tai... šiaip iš esmės irgi esate labai skirtingos ir viskas, aš užsičiaupinęs noriu klausyti. Jo, kad mes skirtingos, tai faktas, žinai, jau tokios antros kaip aš tikrai nerasi niekur. O mano mados, nu tokios čia ir mados, žinai, tipo, aš pamatau kokį inspirationą, žinai. Oi, tik nesikuklink. Nu reikia kartais, žinai. Jau aš pamatau kokį inspirationą, man tarkim, man mados ateina, kai aš pradedu ruoštis kokiam pasirodymui. Ir vieną kartą, žinai, aš išgirstu kokią dainą ir, išgirstu dainą ir man tai pradeda, matau save scenoje, aš atrodysiu taip, plaukai bus tokie, makiažas bus toks, žinai, darysiu tą ir tą, kitą kartą atvirkščiai, žinai, scrollinu kokiam ten Instagram'e ar tik tokią pamatau plaukus, žinai, nuskrinčiuotinu tenai ar Malenai arba Aleksui tam pačiam nusinčiu, sakau, noriu tokių plaukų. Ir prie tų plaukų, žinai, varinksiuos tą, žinai, darysiu tą ir, nu, žinai, taip dėliojasi. Tai toks creation. Jo. Žinai, aš tai mėgstu, aš tai visokia galiu būti, aš galiu ir suplyšusiom pėtkelnėm, ir gaugau būtsai, žinai, ateit apsirengus, galiu ir blizgančią suknelę užsidėti, galiu, vat, kaip šiandien ir mėlynai šešėlis, bet galiu ir, žinai, visiškai glam būti. Ar priklauso viskas nuo nuotaikos, ar ne? Jo, versatile. Pas tave kaip? Everywhere. Nu, pas mane tai priklauso, ar kažkokį pasirodymą pagal jau nustatytą temą darom, ar... nežinau, kažkokį laisvai pasirenkamą, tai nuo to daug kas priklauso. Irgi nuo visokių inspiration, ar internete, ar ten per kažkokią tą patį RuPaul's Drag Race pamatai, ar ten kažkoks Fashion Week dizaineris kažką fan padarė, tai iš tokių. Nu ir plus aš dar kaip norėjau būti fashion designer, tai man ir pačiam būna tokios idėjos kyla. Tada aš kažką paskečinu, papiešiu, nupasakoju Aleksui, jisai kaip siuvėjas, tai jisai toks, nu tai čia įmanoma. Introducing Aleksą, tai yra tavo... Taip, tai Aleksas yra mano vaikinas, kuris atsakingas už visą šitą grožį, už plaukus, už jos plaukus, tai mylim tave Aleksai, taip. Nes va tame ir yra reikalas, kad jūs tai pagaunat kaip vėją, nes visi mes tą turim tokią jautimą, ar ne, kad pagaunam kaip vėją, šiandien tokia nuotaika būsiu tokia, arba šiandien tokia muzika mane užves ant to, arba ten nusileidų Old Hollywoodas, tai dabar būsiu iš viso Old Hollywoodo senoji aktorė, ar ne, su ilga suknelė ir šleifu, besidriekiančių raudonų karpetų. Taip. Bet visa tai, ką jūs apsirengę, tai yra be proto gražu ir reikalauja daug darbo, juos reikia siūti. Taip. Tai va Aleksas ir yra tas žmogus, kuris jūsų tas fantazijas paverčia realybę, ar ne, daug maž? Malenos Aleksas, o mano dizainerė yra Ieva Tamutytė Lunatic. Jinai tėvė ir šitą, ir tiek grožių mano beveik 90% visų pasirodymų outfitų yra pasiūvus. Išpildo, ar ne, tavo tos visus? Žinai, labai sunku yra rasti žmogų, kuris, žinai, tu turi kokią crazy idėją, aš, žinai, vieną dieną atsibusiu, sakysiu, Ieva, aš noriu būti su mėsos suknelė, kaip Lady Gaga buvo. Ir, žinai, ir kitas pasakytų, tu durna. Žinai, o jinai yra tas žmogus, kur sakytų, davai važiuojam, davai darom. Žinai, tas yra labai svarbu. Žiauriai, aš tokius žmonės mėgstu, žinai, kurie mėgsta, nu, kažką crazy. Nes, nu, čia irgi yra tokia riba, jūs visą laiką, aš kiek jūs matau, jūs visą laiką išskirtinai gerai apsirengę, išskirtinai. Ir tai yra irgi tokia labai maža riba tarp kičo ir gerai. Ir pas jūs vat yra pagautas tas tarp seksi, kičo ir gerai. Nes, prasme, nėra pernelyg toks tai, kad jau, o dieve, nu kiek galima, ar ne? Arba ten jau visiškai, bet tas yra labai skonio suvokimas, yra labai svarbu, aš galvoju, ar ne? Nu ir šiaip mes mėgstam paswitchint dalykus, kad, nu, ne visada taip pat atrodyt, bet va vieną dieną su išstauninta kažkokia suknelė, kitą dieną aš galiu irgi su suplyšusiom ten pėtkelnėm, su mineku, nu kaip tokia bimbau vos ne. Tai, nu, man atrodo, čia in drag tai svarbu. Nu, tai, pavyzdžiui, kaip apie tavo tą Broadway'ų tada šnekėjom, žinai, taigi aš atėjau, žinai, visą rožinę, graži, glam ir... Tokia Old Hollywoodas. Nu, ir kitom dienom aš galiu su koža sėdėti, žinai, ir viskas bus ok. Taip.
Tai va tas ir gerai, nes tai jūsų ir performance, ne, jūsų pasirodymas ant scenos irgi, jisai gali būti visoks, ar ne? Žinoma. O kas jį dabar tą patį performance, dabar tu atsistoji, pavyzdžiui, Malena, ar ne, dabar tu turi pasirodymą, kas tau sugalvojo choreografiją, kas tau parenka muziką, ar tai irgi tavo inspiration, yra grinai tavo? Tai čia kaip ir sakiau, jeigu kažkokia tematika yra, tarkim, meilė. Tai, ieškai kažkokių dainų apie meilę, apie kažką, jau tu ten, žinai, neįdėsi savo gerai, randaminio. Tu susirandi tą muziką, užsileidi ir tu šoki pati savo mokinys, ar kaip, kaip tas procesas vyksta? Pirma, išmokstam žodžius, kas yra labai svarbu. Jeigu žmogus yra šokantis ir gali pats pasistatyti choreografiją, tai jisai pasistato, pavyzdžiui, nei aš, nei, tu gal biškai gali savo choreografiją pasistatyti, man iš vis neišeina, tai aš kreipiuosi į savo choreografę Urtę. Tai aš ją viską nupasakoju, jinai va kaip Aleksas, kur aš papasakoju, aš noriu kažko biški čia į kairę painam, 1, 2, 3 į kairę ir jinai sustato ir taip kaip noriu ir jinai supranta viską. Tai va, ačiū Urtė, linkėjimai tau. Ačiū Urtė. Jūs turite visai tokią komandą, ar ne? Turit savo dizainerius, ar ne? Tu turi savo Aleksą, kuris nuostabiai kūrė tau visus dalykus, nes tarkim, tavo šitas korsetas yra kažkas tokio labai įspūdingas. Ir turit ir žmonės, kurie padeda pakurti kažkokį tai šokio tau scenarijų, ar ne, pritaikyti muziką, o tu pati daraisi, ar ne? Savo pasirodymus turiu omeny choreografijas, žinai, aš visą laiką yra mano vizija, kad, žinai, noriu tą ir tada irgi, žinai, ar ten su choreografija, tarp kitko šitam ateinančiam pasirodymu, aš irgi su Urte dirbu ir turėjom savo pirmą repeticiją, tai, nerealiai buvo, žinai, išėjau kaip po kokio sporto klubo ir dar su kaplais viską turi daryti. Gal tada dar pertrauką tau davė to tokio, ar ne? Žinai, matai, aš per tą pertrauką, turėjau visiškai kitų asmeniniam gyvenime reikalų ir jau atėjo tas toks laikas, sakau, pasilgau, žinai, ir dažytis, noriu ir šok, noriu ir ant scenos, noriu, žinai, man trūksta to, nes, buvau, kur aš čia buvau pas energetikę, kad man ten apie žvaigždės pašnekėtų, tai sako, žinai, tu gimei būti scenai. Aišku, čia faktas yra. Nes netgi, aš manau, kad ir tu taip pačiai, ir tu, jūs esat gimę scenui, nes tas ir atvedė jūs, tas vidinis, ar nenoras ir atvedė į sceną, nes tie visi pasirodymai, performansai, išvaizda ir visa kita, tai yra noras būti scenoje. Tas didžiausias visas reikalas. Tai dabar gerai, jūs dabar susirenkat ir per kiek laiko jūs pasiruošėt išėjimui? Žmonės irgi labai domino klausimas, kiek laiko trunka makiažas, apsirengimas ir taip toliau. Kiek mes laiko šiandien užtrukom? Jūs vėlavot šiandien. Visos karalienės visada vėluoja, čia yra šventa taisyklė. Čia kaip Britanijos dvare niekada niekas nesiteisina ir visi pavėluoja, tai ir čia taip. Tai aš šiandien studijuoju nuo 8 ryto. Taip. Tai man užtruko, nežinau, 3-4 valandas pasidažyti. Ir tada kokį pusvalandį apsirengti, nusidėti plaukus, užsikliuoti nagus. Visą šitą. Tai, kad taip neskubant, tai apie 5-6 valandas. Tai aš dažniausiai duodu savo. Tai tarkim, pasirodymo metu, ar ne, kai vyksta pasirodymai, jūs persirenginėjat, tai duodat vieną kitai laiko limitą kažkokį, kad spėtum pakeisti vaizdį, ar ne savo? Mes dažniausiai po vieną pasirodymą darom, žinai. Ai, dažniausiai po vieną. Bet juokinga atrodo, žinai, tu ruošies 6 valandas, kad tu 5 minutės ten sceną, žinai, pažiopčiotum, pasikraikytum. Jo, tas yra. Taip. Jo. Man aplamai, va dabar, kai jūs tokios gražios, gerai, mes baigsim pokalbį, jūs išeisit, taip nesinori, kad jūs nusivalytumėt ir nusirengtumėt. Bet kiekvieną kartą. Bet tai būna, po 5 valandų jau tu tiesiog nori iššokti iš visko. Ai, pats nori, ne? Jo. Kai jau ir veidas bėga, ir perukas spaudžia, ir kablai spaudžia. Pavargštė, ne, nuo to. O su batais irgi jūs siūnatės juos, ar perkat kažkur tai? Perkat, ne? Jo. AliExpressas, nežinau, Asosas. Aš iš Asos labai dažnai perku batų kalnę, kiek aš kablų esu radus. Šitie tai mes su Lady Čiau pirkom iš vienos parduotuvės, čia iš Only Maker vadinasi, žinai, jisai gamina didelius dydžius ir va kaip tik, žinai. Taip. Ja. O perukai? O perukai tai... Irgi iš visų. Bet jie, dažniausiai nusiperkam perukus, jie tokie būna tiesiog perukai, bet juos reikia stilizuoti. Blyną, ištraukit blyną. Tokį va ištraukė, jisai taip kabo, va toks kaip šeškas, kaip aš sakau. Taip, negyvas toks. Tai gerai, daugmaž apie visus šitus dalykus pasišnekėjom, kas žmonės domino, dabar pasišnekam apie gyvenimą. Kaip jums aplamai, kaip jūs būdamos drag queenės, visą laiką jūs akcentuoja tokią žmonės šventė, kažkoks džiaugsmas, pasirodymai, happy, seksualumo daug ir taip toliau.
Ar nesulaukėt kažkokių tai didelių kritikos pliūpsnių iš žmonių? Nes paprastai tūlas lietuvis, jisai seksualumo bijo kai velnio, aš taip galvoju. Aišku, bijo, žinai, tai dar turim šiais laikais ir man atrodo visada turėsim žmonių, kur jau jeigu tavo sijonas ten aukščiau kulkšnė, žinai, jau čia nuodėmė ir blogai, o ką jau apie mušnekėt. Tai visada tokių žmonių buvo ir bus, kurie sakys, ten susideginkit, jūs ten, kaip ten anksčiau sakydavo, į salą vieną ištremti visus ar kažką. Labai mielai aš su jums kartu į tą salą, nes ten susirinktų tikrai linksmi žmonės. Kaip smagu joje būtų. Jo, aš sakau, ten neliktų tų, kurie ten verkė, o visi tokie, žinai, laimingi žmonės. Jo, laimingi žmonės susirinktų. Taip. Kaip tau, pavyzdžiui, tu vis tiek esi labai seksuali. Labai. Tas yra tiesiog akivaizdu. Kaip tu galvoji, kaip lietuviams juos reikia pripratinti prie to seksualumo, ar tiesiog, kad jie daugiau matytų jūsų šou, ar daugiau matytų tų kažkokių skirtingų žmonių, kad jiems tai pasidarytų kažkokia tai norma ir mažiau zysto, daugiau džiaugtųsi, atsipalaiduotų, ką tu galvoji? Kad daugiau šou ir šiaip to visibility tai tikrai reikėtų, bet aš kai pradėjau savo drag karjerą, tai man kiekviena kritika buvo, kad, tokia ale puolimas ir, tipo, kažkas bando mane pakeisti ir aš ten tai su žmonėm kovoju, tai ten į kažkokius komentarus irgi iš karto viską atrašinėjau. Dabar išmokau, kad kiekvienas turi savo nuomonę, tu visiems neįtiksi. Vieniem čia yra seksi, kitiem čia, nežinau, per daug apsirengus aš, tai ten per daug pasidažius, per mažai pasidažius, per aukštas perukas, per žemas perukas, per ten netinkantis spalva. Tai aš jau tiesiog, kas man patinka, aš tą darau. Jeigu žmonėm patinka, mes vaibinam, tai vaibinam. Jeigu ne, tai ačiū už nuomonę. Nesakyk, jeigu taip jau visai nuoširdžiai, kad neskauda. Būna, kad ir žaidžia tie dalykai, mes visi suprantam, kad reikia nekreipdėmėsio, čia tokia ta nerašyta taisyklė, nekreipkim dėmesio, bet ne visada mes tų vidinių resursų turim, kai tau pačiam būna, pavyzdžiui, man gera nuotaika, aš galiu nereaguoti, bet kartais aš pati būnu susivariusi. Ir tas kiekvienas toks, jisai, ta prasme, veža biškį tokį savidestrukciją, ar ne? Tai man taip anksčiau gal būdavo ir aš jau biškį pavargau nuo to, kur, tu visada gali būti liūdnas ir save prifarširuoti minčių, kad tai tu not good enough, ten tu... Tai čia jau mūsų pasitikėjimo klausimas. Tai aš anksčiau, pavyzdžiui, nepasitikėdavau savim, o kai pradėjau dregą, tai viskas tas pasitikėjimas iškilo ir gal tiesiog, Nes tu matai save iš šono, matai kokią tu, ir, kam ten jaudintis, kam ten galvot blogus dalykus. O kas labiausiai vemia? Koks kontingentas žmonių, kurie labiausiai nepatenkinti visko būna, kaip jums manot? Tai yra moterys, vyrai, tai yra amžiaus kažkokia kategorija. Ir vyrai, ir moteris, ir vaikai, dieve, kiek tam pačiam tik tokia komentarų, žinai, ten pakomentuoja, ten tu tokia, tu anoka, tau ten į pragarą ar panašiai, žinai. Aš iš įdomumo, žinai, kartais paspaudžiu ant profilį, žiūriu, vaikas, kiek ten 10, 11 metų. Ką čia vaikė darai, tam tik tokia. Ir dabar, ir aš taip galvoju, čia aiškiai auklėjimas, tai toks vaikas, taigi pats nesugalvos. Bet tai čia, jie supranti, čia viskas ateina iš šeimų, turbūt aš taip galvoju, ne jo. Nes aš turėjau podcastą ir su ta pačia Dvarionaitė, ar ne, kuri, ta prasme, bodybuildingas ir taip toliau, ir taip toliau. Visa tai, kas nėra pilka, jiems jau yra blogai. Toks jausmas, kad jiems būtų labai rabu, jeigu visi būtumėm pilki kaip ir jie, gyventum toj pačioj dėžutėje, kaip jie užsidarė, ir neturėtumėm nei spalvų, nei dūšios tokios atvertos, kad norim kažkokį vaibą pajaus, tai tada kaip ir viskas būtų okei, žinai. Bet vis tiek jie rastų prie ko prisikabinti. Žmonės visada ras prie ko, tu gali tobulai atrodyti. Žinai, tu gali atrodyti, žinai, drag karalienė ten tobuliausia, nežinau, gražiausia, nuostabiausia. O tai gerai, tai kaip tu tvarkaisi su tuo? Ką tu siunti juos? Aš nekreipiu dėmesio. Nekreipi dėmesio? Visiškai. Tiesiog, ką man komentuoja ar ką rašo žmonės, man zina, aš jų nepažįstu, aš jų nematysiu niekada gyvenime, koks man skirtumas. Man yra per lanką tuo metu, taip, įlenda, maždaug kažką nematysi. Man yra daug skaudžių, jeigu artimas žmogus kažką tokio pasako. O kaip su artimais, pakalbėkim, kaip artimi? Man buvo, tarp kitko, toksai atvejis, per šitus pastarosius metus, kuomet turėjau žmogų savo gyvenime ir aš galvoju, kad tas žmogus vienas artimiausių man yra ir bus. Ir jis man vieną kartą, mes sėdėjom ant sofos pas mane namie, žinai, žiūrėjom serialą ir aš įsijungiau, aš neatsimenu, ar kažkokią man išmetė Instagramas memory, kur iš kažkokio pasirodymo mano. Ir, žinai, aš taip įsijungiau ir, žinai, parodžiau jiems, blemba, kaip aš pasilgau, žinai. Tai va, ir kažką ten pasakiau, kad, žinai, aš karalienė ar kažką tokio, ir jisai man, žinai, ką atsakė, sako, bet tu karalienė tik ant scenos.
Maušas, nu. Nu, žinai, pizdėts, atsiprašau, žinai, šito aš jau sakau, niekad nepamiršiu. Bet čia yra, aš, kadangi tokia moteris su patirtim, žinai, praėjusi gyvenimo kelią, tai čia yra tokia vyrų kategorija, tokie yra, kaip aš juos pavadinti, bukiai kokie tai. Jie, supranti, net nepagauna kokie? Bukiai, tokie bukokie. Nes jie nepagauna momento. Nes man yra tekę irgi bendrauti, ten, tarkim, tu pasakai, oi, tiesiog mergaitiškai pasakai, oi, kaip aš šiandien gražiai atrodau ten prie veidrodžio ir sako, nelabai. Ir tu galvoji, shut the fuck up. Supranti? Tu gali tiesiog privert burnytę arba tovą, nepasakyti, supranti. Bet jie matyti negali, žinai. Na. Ja. Arba gal jie bando pajokauti, bet čia tokie, tipo šūstra gal, aš nežinau. Taip. Arba jie tiesiog pavydė, nes jie niekada tokie nebus. Gali ir tas būt. Ir žinai, tas triggerinis, ten visa tokia šalia vaikštai, žinai, kaip šešėlis laiminga, o po to jau nebeiškime. Ar tu sugebėtum, žinai, šnekėti ant scenos, paperformint kažką tokio, žinai, aišku, kad ne. Aišku, kad ne. Ir tai nėra taip jau labai paprasta, nes visi, dar yra kita kategorija, kur visi galvoja, o dievai ten išeiti ant scenos ir ten tipo pašok. Tai aik. Aik, va, dabar atsikelk nuo to fotelio, kur sėdi, žiūri krepšinio varžybas ir aik, pašoksi. Pažiūrėsim, kaip visą tai bus. Tai pasimai, bet taip, žinai, galvoja, kad kiekvienas gali. Ja. Tai kiti ir užlipa ir pasistaipo, bet tada po 2 minučių tai koja skauda, tai per karštą jau per viską. Tai mes esame matę per mūsų tos pačius, žinai, renginius, kai žaidimus darydavom ar darom, žinai. Yra žmonių, kur iš matymo jau atpažįsti, žinai, ir yra žmonių, kurie sakydavo, ai, tai čia aš irgi geriau už tave paperforminčiau. Ir tavai, valė, žaidimo metas, ir ką, ateina ir ten vos pajuda. Kai kamoliukas. Jau išsigėsti ir tada tokie tik tai. Nes matai, iš šono atrodo daug paprasčiau viskas. Taip, čia teisingai. Čia kaip su mano dailė buvo, aš kai tik buvau pradėjusi pieštis, pas dailininką mokinausi, piešiau. Ir artimas giminaitis, labai turiu tokį kritiką. Jis visada visus kritikuoja, jis sako, būtų gražu, jeigu būtų juodai balta, galvoju, tu blemba ir taip nenupieštum, tu arklio nesugebėtum nupiešti, ką tu čia man pasakoji. Tai čia maždaug pas jūs irgi, žinai, aš jaučiau, užlipčiau, tai padaryčiau, bet žinai. Taip. O kaip su artimais šeimos nariais? Tas, kai prasidėjo jūsų karjera, drago karalienių, kokia buvo reakcija, nebuvo tokia, kad kam jums to reikia ir čia aplamai? Ar čia dabar jums reikia užsimti tuo, ar jūs irgi vienodai švietėms? Bent jau pas mane, kas iš šeimos žino, tai visi... Ne, bet ta pati pradžia. Va, tu, tarkim, kaip jie sužinojo, kad tu užlipai ant scenos ir tave pamatė, ar kartu atėjai pasakė? Man atrodo, iš Instagramo gal atsekė, pafollowino ir nekalbėjom apie tai, bet buvom ir kartu ir drag renginį ir dabar planuojasi mūsų šitą renginį atvaryti. Tai kinda tas palaikymas jaučiasi. Tai, kinda smagu. Bet jeigu kažkokios kritikos, tai... Ar ta kritika iš viso vietoje? Nes jūsgi performinat, ne? Tai ta prasme, jūs pačios kuriatės, kaip jūs norite atrodyti. Jūs pačios susikūrėt savo įvaizdį, jūs susikūrėt tą šokį. Ar jums reikia, kad kažkas ateitų iš šonų, kuris nėra šitoj galeroj ir jums sakytų kritiką, ar tai yra reikalingas netgi? Kartais čia yra sveika, nes jeigu tu tokiam burbule užsidarai, kur visi tave tik tai giria, bet tu kažką blogai darai, bet visi tave giria, tai kartais tas pašalinis žmogus, kuris ateina ir pasako, ne, palauk, žiūrėk, čia tas ir tas ir tas, don't do that. Tai kinda biški healthy, aš manau. Sakai, sveika truputėlį išgirti. Aš labiausiai vertinu, kai yra kritika, bet žinai, iš patikimo žmogaus, kurio tu pasitikė ir kurio tu viziją pasitikėtum. Žinai, nes jeigu šiaip koksai ateitų, žinai, piemuo po pasirodymo girtas sakytų, tai Vanna, tai čia per daug susikūprinus buvo, per mažai burnai, žinai, tavo perukas susivėro, žinai. Ar ten, žinai, dar ką padaryk ten tą ar aną, eik tu nahui, žinai ką, aiškinsi, ką tu man darysi. Aš ką ir sakau, nes kartais tai labai keisti, ta keista gali būti ta kritika. Aš ir su tavim labai sutinku, kad mes turim sugebėti priimti dalį kritikos, nes kitaip mes atrodysim nesveiki tokie, kur vien tik į savo tą įsitikinę, bet iš kitos pusės žiūrint, kas tą kritiką sako, nes jeigu, kaip ir tu sakai, ateina kažkoks žmogus iš viso, nei iš tvoro, nei iš mieto, jis išėjo iš savo darbuko, kur dirba kokiu menedžeriu su visą pagarbą visiems darbams, bet tiesiog jis nedirba šito industrijoje, ar ne? Ir jisai ateina pakritikuoti, tai toks momentas, aš galvoju.
Tai va, ir aišku, labai gerai, kaip ir tu sakai, kad yra artimi žmonės, kurie palaiko tą visą ir kuriems yra gerai. Nes čia nebūtinai net jūs, čia, bet kurioje šeimoje, gali sakyti, čia tavo visai nedarbas būtų aktorium, pavyzdžiui, visai nedarbas, nes geriau būtų, jeigu dirbtum va. Nu, pas mane asmeniškai šeimoje tai to palaikomo nėra labai. Nelabai, ne? Mano mama tai... Ką žinau, jai fainai. Bet irgi buvo atėję. Nu, tai va, vienintelis kartas, kada mano mama, pavyzdžiui, matė drag, tai buvau net ne aš, o Malena. Ai, tai tu atsivedėjai, ar ne? Taip, ir čia buvo Palangoj, performino Malena ir dar viena karalienė. Ir aš kaip tik tuo metu, žinai, Palangoj su savo mama ir su savo patėviu ir sakau, varom. Aš sakau, jūs niekad nebuvo, nu tai ne mane, nu tai bent į Maleną pasižiūrėkit, žinai. Ir nuvažiavom, nu ir ką jos performino, ir mama jos su patėviu abu laimingi įsišėpė, žinai, su kokteiliu, kai stovi, jiems patiko. Taip. Bet kai jau sakau, va, mama, po pertraukos aš vėl va, grįžtu į sceną, ir jinai sako, vėl tu su savo tą vandą nuvažiavai, žinai. Aš sakau, nu man. Už tai, kad mama, žinai, už tai jau Nu, tai reaguoja. aišku, jinai jaudinasi, jinai nori to, ko geriausio. Bet sakau, nu, čia man patinka, čia aš jaučiuosi sava, laisva, žinai. Jo. Čia visi mano ego patenkinti, nu tai jau kodėl man nedaro. Jo. O kaip su asmeniniais reikalais ir asmeniniais gyvenimais? Kiekvienas mes turim tą tokią buitį, ar ne? Ir daugelis sako, ta pilka buitis, nu kokią tu ją pasidarysi tą buitį, nu jeigu, kaip sako, oi, trūksta man, šiandien kažkokios spalvos reikia su kažkuo susibarti, ar dar kažką. Tai taip ir karalienės, jos turi šau, jūs išeinat ant scenos, jūs blizgat, viską, jūs darot tą emociją žmonėms, ne, užkuriat juos normaliai, bet užsitraukia užuolaidos ir grįžtat į savo kasdieninius gyvenimus. Tai gal būtų labai smagu, jeigu kiekviena iš jūsų trumpai papasakotumėt savo tą asmeninį gyvenimą. Ką jūs veikiat, ką darot, kur gyvenat, ką auginat, kuo domitės ar apie ką svajojat? Na, gal tą paprašiau. Malena. Nu, gerai. Nes Malena mes mažiausiai kažkaip, jinai pas mus, tai suprantate, mes taip abi komunikuojam, o Malena kaip jinai palinksi. Graži tiesiog. Jinai graži. Pritariu, taip. Kol mes šnekam, žmonės į ją žiūri. Jo. Taip. Kamerą prašom į Maleną visi. Tai. Tai dirbu, tai aš irgi tokioj gan boring srity, tai kaip finansą, kaip bankas. Dieve, kaip man tie visi Taip. Nu, bet labai norėjau perėti tokio ofisinį darbą, nes anksčiau tiesiog parduotuviai dirbau, kur po 16 valandų tu ten nori kokias 7-8 dienas iš eilės. Tai norėjau tokį lengvesnį, kad daugiau laiko būtų savo, kitiem dalykam. Nu, tai va, dirbu ofise. Kaip tu sakei, po šau, kaip užsidaro tas visos užuolaidos viską nusiemam. Dažniausiai duodam, nu, aš Aleksui duodu vieną išeiginę kokią nors, nu ir savo aišku, nu ir tada mes jau kandą kažkaip... Tik vieną išeiginę Aleksui. Taip. Per nelik čia nėra ko paleisti nuo virvutės. Darysi perukus ir man klyjuosi blizgučius, daugiau bolsio negausiu. Aš Aleksas sėdisi taip su plaktuku ir kalą namie ten klyjuoja su lipdukais. Malena su kokteiliu šalia stovi žiūri. Jo. Viską padarai. Darbų prižiūrėtoja. Labai gerai prižiūri darbus, iš tikrųjų labai gerai. Ačiū. O kad man tokį vyrą? O iki šiol tai kažkokius maušus gaunu. Nu, čia sunku atrasti tokį visų galų meistrą. Kaip tu susiradai? Mes su juo nuo 16 metų jau bendraujam. Čia tokia laiko išbandyta jau draugystė. Nu taip, bet mes ten, žinai, draugiškai. Ten pačiatindavom per ten Instagramą, per Tinderį, tai per dar Nesakyk, Malena, kad jūs surišo finansai. Ne. Susipažinom banke. Ne. Nu tai... Skaičiavom pinigus. Tiesiog jau ten bendravom ir man atrodo, aš buvau toks, kur... norėjau išmokti iniciatyvos ir būt drąsesnių ir tiesiog man atrodo... Tai tu nori pasakyti, kad pas tave nebuvo iniciatyvos ir drąsos? O anksčiau ne. Jo. Anksčiau ant scenos užlipti ir kalbėti su žmonėm, kažkokį, nežinau, žaidimą vest ar, nežinau, renginį vest, ten, tai man čia didžiausia baimė anksčiau būdavo. Kaip geras, bet labai pažengiai nuo to laiko. Labai. Nu, stengiausi. Tai, tai mokinausi tos iniciatyvos, to drąsumo ir tiesiog parašiau, davai, varom ar kavos, ar ten alaus, ar kažko. Tai tu pirmą parašai, man atrodo, žinote. Gal istorija, gal šiek tiek gali skirtis, bet mano prisiminimu, tai kad aš inicijavau. Tai. Ir tada jūs susitikote taip, žaibai taip, ar ne?
Meilė iš pirmo žvilgsnio ar iš antro? Panašiai, nu aš aišku dar čia fan istorija, tą dieną buvau be lęšių, tai aš jo beveik nemačiau. Bet tai kaip tada tu užuodai? Aš įsivaizduoju. Ateini pas... Ateini ir čiupinėjau, kur šiandien. Ateini pas mane. Ir mes kol kas šlikštynės visiškai. Nu, bet man iš karto bendravimas patiko ir pagauna mane ir, nežinau, visi references, visi memesai, žiūrint tą patį, nu, tipo... Tas vaibas, kai tu pradedi, jisai pabaigia, ar ne, sakysim, mintį ar žodį, tas yra labai svarbus. Taip. Nu tai va taip, ir pradėjom tai kavos. Ir aš dabar žinau, kad jūs turite šuniukus. Taip, 2 vaikučius turim. Vienam 15 metų bučkis. Tas bučkis, kur sakėte, kur jisai mėgsta gulėti ir bezdėti. Taip, labai mėgsta. Ir trankytis į visokius dalykus. Idėja. Aš suprantu ir žinau, kodėl. Kodėl pas tave neteina tas šaunusis riteris, koks pas ją. Nes aš šuns neturiu. Šuniuko reikia, nes iš karto dūšelę pritrauksi. Nes dabar tu neturi šuniuko, esi tik tai lelę įsidažiusi. Tai ir ateina tokie, kur tą lelę nori, supranti, pasinaudoti ir viskas. O kur liubov, o kur jausmai. Tau reikia lėliuko turėti. Tada tu pamatysi, ar tas žmogus rūpinasi jų, ar glosto, ar išveda pavaikščioti, ar ne. Na, aš gal labiau apie katiną galvoju. O, suvatai, bet tai... Katė yra, matai, tu jeigu įsigysi katiną, tai katė jūs turės. Nes katė turi namus, bet ne šeimininkus, o šuniukai. Man gerai, jūs suprantate, aš kartais pati savo to dėmesio tiek neskiriu, žinai, o dar šuniuką turėt, kuriam pastoviai, žinai, reikia. Jo, bet tai tu tada boyfriendą įsigysi. Supranti, ir jisai tada šuniukų rūpinsis ir tavim. Būtent. Mes esame malisim dabar. Susiveda, žinau. Pagal, nes man visi sako, tai kodėl tu be jokio augintinio sėdinu? Aš tai bijau. Ko tu bijai? Prisirišimo to bijai? Ir prisirišimo, ir bijau, kad nemokėsiu prižiūrėti, žinai, kažką netaip darysiu, žinai, aš bijau, nes ten, toks, mažas padarėlis, kurį reikia mylėti ir saugoti ir prižiūrėti, ir aš, tiesiog man yra ta tokia baimė, kad aš kažką netaip padarysiu. O gal tavo čia yra ta psichologinė, pasakyk, Malena, sakyk. Aš apie tą patį dalyką, tai gal tu dėl to boyfriendo neturi, nes tu... Pas tave va tas stabdis yra. Tu nežinai, kaip mylėti ir kaip prižiūrėti. Ne, kaip mylėti. Oi, ne, tai aš nešneku apie seksą, aš neku apie jausmus. Ne, jausmus tai aš turiu ir labai nemažus, ir Malena matė, tarp kitko, kokia aš buvau po paskutinių jausmų. O Dieve. Sunkiai, ne? Oi. Aš jau ten daužiau ir reikėjau anios, kad tu atsipeikėk, tu esi Vanda. Why are you like this? Don't be, he's not worth it. Jo, čia tame yra labai yra didelė problema, jeigu tu į tuos jausmus panyri per daug. Man kažkada yra pasakę labai gerą tokią kaip ir taisyklę gyvenimo, kurią aš po to vadovausi, kad visuose santykiuose tu save turi mylėti labiau. Negali 100% pasinert. Nes jeigu tu save mylėsi labiau, tave mylės irgi. Nes jeigu tu pasinersi, atsiduosi, va kaip tu po to, tau subirėjo gyvenimą, žinai, tau išėjo tavo antroji pusė, tu likai, ta prasme, depresijoje. Viskas. Bet, žinai, ten buvo toks momentas, kad viskas buvo vienu metu, žinai, ir iš darbo išėjau, ten mane norėjo atleisti, beveik klaidų pridariau ir taip toliau, žinai, ten kelių dienų bėgėjo, žinai, ir bernas išėjo, paliko. Žinai, ir aš sėdžiu, žinai, vieną tokią namie ir aš, kas čia vyksta, galvoju. Žinai, ir aš tada, teisingai sakai, žinai, aš tada pradėjau, rimtai, aš savęs nemylėjau. Žiauriai nemylėjau, žinai, šitaip save, kaip ta Mildažytė kažkada per podcastą pasakė, aš taip save kuldašinau, žinai, aš tokio, aš anokio, aš tą blogai, aš to nemoku, žinai, galvą į sieną trankau, žinai, pas visus einu, kas man negerai, žinai, kas čia vyksta, žinai. Santykiuose turi būti lengva. Santykiuose turi būti lengva. Va, aš matau Maleną, matau jos antrąją pusę, jie vienas kitam lengvi. Tu neturi, čia kaip sako, meilės kančia, čia yra bullshitas. Dėl meilės kentėti nereikia. Ji neturi būti kančia. Turi būti aistra galbūt pradžioj, po to jau ta aistra irgi keičiasi ten, nuo to, kaip tu ties tuo dirbsi, ties savo tais santykiais. Tai va, tai tas atsidavimas toks arba kentėjimas dėl to, ne. Man atrodo, tau reikia ties, tu turi viską. Kad pas tave ateitų ta antroji pusė, aš dabar žinai kaip ta Vanga. Vanda, žinai, tas pats. jo. Bet realiai gal tiesiog atsipalaiduoti ir viskas. Ir nepasinerti. Žinai, reiškia, dar savo žmogaus nesutikau. Jo.
Nu, Čia ir kiekvienam plius savo. Pradėsi daryti, ką myli, mylėti save ir tas žmogus Jo. tiesiog iš niekur nieko. Nu, jis negali nepastebėti tave, supranti. Realiai negali. Ar kai tu užsidarai tam kamputį ir ten raudi, žinai, kai išeina, tai čia aš turėjau irgi skirybas ir mano dabartinis vyras, mano ir antras. Aš labai puikiai suprantu, ką tu sakai, nes aš irgi tada buvau visiškai save pametus ir galvojau, dievulių gyvenimas mano pasibaigė ir aš jau dabar viskas, būsiu pilka pelė ir daugiau nieko gyvenime nenoriu. Bet kuo tu daugiau esi labiau į viešumą, tuo tavo šansų susirasti antrą pusę bus jų daugiau. Jo, bet žinok, čia aš ir kalbėjau, žinai, aš ir ten pas psichologus vaikščiau, žinai, ir pas energetikų, žinai, kad man ten Tu tik irgi energetikas? Oi, aš tai visokiais tokiais Ne? dalykais. Mes čia labai tikinčiau, žinok, mes čia ir kristalais, ir žiedais, ir Ir viskuo. būrėm, ir viską. Jo. darom. O, Ir žvakių turim, ir visko. Mes čia žvakių turim, tai ir mes aš čia- turiu, nu, ne tų žvakučių. Mes čia raganėlės dvi. O, kaip fainai. Tai Jo. žinok, tai su visais aš šnekėjau, žinai, ir man ta energetikė, žinai, pasižiūrėjo tą mano astrologinį žemėlapį ir sako, nu tam nebūtų čia pavykę nieko, žinai, nei su praeitų bernų, nei su užpraeitų bernų, žinai. Sako, ir va dabar tau specialiai atrodo, tau gyvenimas, žinai, duoda, atveria duris, sako, pašalino viską, ko nereikia tau. Ir dabar va atveria, Teisingai. žinai, atveria duris, kad tu eitum, žinai, ir darytum pagaliau kažką. Tai aš taip, nu gal pagaliau, žinai, ir bet tai, žinai, man taip sunku buvo savo iššiknas spirt, atsiprašau. Labai žinai, bet sunku. Žiauriai, žinai, atrodo jau, kiek aš laiko prasidėjau, pradepresavau, žinai, nieko nedariau vieną. Ir taip, žinai, vieną dieną guliu ir taip galvoju, ne, viskas, reikia kažką jau, žinai, daryti. Ir va kaip tyčia, žinai, ir filmuotis pradėjom, žinai, va ir... Tu ją pakvietei, ar ne? Ar tu atsiradai? Kaip vėl suėjo atgal? Tai mes niekad nebuvom Kontaktavot vis tiek, bendravom, ar ne? mes visą laiką bendravom ir, žinai, ir Malenas čia kaip tik sako, va, studija, žinai, išsinuomavau, davai užsuk į svečius, va, davai darysim tą ir aną, žinai. Davai pasidažom, davai ten Jo. kokį tik toką nufilmuojam, davai kažką, nu ir va, vis daugiau ir va, she's back. She's back ir nustok save gailėt. Yra auksinė taisyklė, nustoji save gailėt. Pakeli šikną Jau baigiau. ir eini į pasaulį, nes pasaulis pas tave neteis, tu turi eit. Ir dar kitas dalykas, įdomus žmonės pritraukia įdomius. Ir vadinasi, jeigu dar nepritraukia, tai vadinasi ir gerai, nes būtų koks asilas atėjęs ir užlipęs tavo ant sprando. Vadinasi, tai ir gerai, galbūt tave saugo. Tu irgi apie tai turi turėti omeny, gal tai yra okei, kad jis išėjo, gal jis būtų koksai abuseris buvęs visiškas. Mesgi niekas nežinom, kaip gali būti vėliau, žinai. Taip, kad nėra, kaip sako, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Vadinasi, viskas tik į gerą yra. Svarbiausia, kad tu likai sveika ir su patirtim. Tu dabar turi patirties, kurios iki šiol neturėjai. Ar viskas? Ir patobulėjus. Ir patobulėjus, nerealiai. Ir išgražėjus. Aš dabar tokia kieta boba. Oho. Maždaug žinai. Jo. O kaip tu atlaikai šitiek visokiausių tų performansų ir taip toliau, nes tu visus šitus metus nebuvai išėjus iš? Nu kažkaip Fiziškai, atlaikom. normaliai viskas tvarkoja. Oi, nu tai fiziškai... Kiek tu dabar jau turi, bet pavardink, kad žmonės žinotų, nes aš tai žinau, apie ką kalbu, o kiti nelabai supranta, ką aš čia turiu omeny. Nes tu vis tiek ir likai, ir tu išėjai, ar ne, o jinai liko. Taip. Tai Balaganzos vyksta, taip, Soho klube, tada va, visokie su Miss Plastika bingo Lukiškėse, tai kažkokie užsakyti, tai nežinau, mergvakaris dar kažkas. Tada va, mūsų renginys. Buvo. TV3, man atrodo. Jo, tai TV3 ten pasirodė, nu, buvo tokių, bet prieš tai jie buvo tokie gan pavieniai. Dabar kažkaip čia jau daugiau visur, kas vyksta. Nu, kažkaip atlaikom. Nu, aišku, būname sen ir susipykstam su Aleksu, kai aš vienos spalvos noriu, jisai kitos. Tai yra normalu. Nu, tai pasipykstam ten, viskas nekalbam. Po to būna arba aš, arba jisai nusileidžia. Kuris pirmas pradėt kalbėti? Nes aš tai aš kantriai nekalbu, aš galiu parą nekalbėti. Nu, šiaip visai būna. Ir vienas, ir kitas. Parą tai čia dar nedaug. Tai nedaug čia tipo? Nu, aš tada reiškia, tikrai toksiškose santykiuose buvau. O kiek tu nekalbėdavai? Aš norėdavau kalbėti, su manim nešnekėdavau. Ir kiek? Oi, savaitę ir 2 galėdavau būti, žinau. O, Jėzus. Aš kokią pusę valandos. Aš jau iš per tą laiką susirinkčiau daiktus, turbūt supranti. Tikrai. Aš negaliu nekalbėti. Aš nesusirinkau. Aš pasėdėjau, laukiau kaip gera avelė. Va, per gera. Per gera buvo. Per gera, taip. Per gera.
O kad bartis reikia, tai reikia bartis, per tai išeina po to kažkokia gimsta teisybė. Mes turim visi tuos tokius šeiminius santykius ir yra labai smagus. Iš vienos pusės, iš kitos pusės kartais abuitis irgi pasidaro nebeįdomi. Bet kadangi pas jūs tie visi pasirodymai, tai jūsų buitis tai įdomi yra. Nu, kartais jau būna gal per daug, kur, nes anksčiau kaip studijas neturėjom, tai viską namuose darėm. Vai. Tai ten visi siuvimai, visi perukų darimai, nežinau, salone ten ant sofos, tada miegamajam ten drabužiai ir perukai irgi sustatyti. Tai toks, kur biški nebuvo to balanso, nu ir tu grįžti namo, bet tu vis tiek matai, kiek tau dar reikia padaryti, kiek išstaunint, kiek ten, nežinau, perukus sušukuot, kiek ten siūlų nukirpti ir viską. Tai jūs visai savo trupiai tai, ar ne, darot? Tuos perukus? Kad sakai, kiek? Ar tu kiekvieną dieną po kelis keitiesi? Nu, ta prasme, man įdomu, nes kad sakai daug, tai ta prasme visiems kitiems irgi tą patį darot, ar ne? Nu, tai Aleksas daro, kas užsisako, bet šiaip aš gal kiek 50-60 tų perukų turim. Ten kokie 20 ar 30 sušukuoti jau stovinu su kažkokia jau šukuosena padaryti. Įsivaizduoju, kad tai ant lentynų, žinai, 50 galvų su gražiausiais. Dieve, bet man žinai patinka, aš tai tokia šarka varna, man blizgučiai, perukai, mane ten nuvesk, man labai ten ček viskas. Va, nageliai visokie, jo, kaip priklauso. Ne, visą laiką reikia, aš galvoju, kad namus reikia atskirti nuo veiklos savo, nes tu pareini namus ir nori ilsėtis jau, o ne... Nu tai va. Nu bet iš vienos pusės ir patogu buvo, kad nereikia niekur važiuoti. Tu tiesiog turi laiko, gali vanuoti ten pusę valandos pastaunint. Ja. Ir nereikia ten važiuoti iki studijos, ten po to atgal važiuoti. Jo, bet tas patogu, žinai, kai būna dirbsiu iš namų, ar ne, tai po to ir neišlipisiu iš tos pižamos iki pat sekmadienio. Grįšiu iš namų, dirbsiu, tai toksai jisai būna, nes vis tiek gerai, kai reikia išeiti kažkur, tada tu turi tam susiruošti ir išėjimą padaryti. Gerai, tai pašnekam apie spiritual. Tai kur jūs gaunat tų raganų? Oi. Nu, pasakokit, man labai įdomu. Nuo ko pradėjot? Nuo aplamai, nuo to viso susidomėjimo. Kaip susidomėjai, kodėl susidomėjai, kada susidomėjai? Jau, kad aš visais tai spiritual, magical dalykais aš nuo pat vaikystės domėdavausi. Žinai, man visą laiką, visų pirma, aš visada tikėdavau, žinai, kad ir magija yra, kad kažkas daugiau yra, žinai, aplinkui mane visi žvengdavo, kad čia tik nesąmonėm ir taip toliau. Žinai, čia kiekvieno įsitikinimas yra. Žinai, man patinka, nu tai va, aš su kristalais pavaikščiosiu, žinai, apsidėjus, žinai, aš grįžus namo, užsidegsiu ten kokią, nežinau, ar žydro, ar rožinio žvakelę, žinai, ramybėje, smilkalą užsidegsiu, žinai, ir taip toliau. Ir paskaitysiu kokią ten knygelę, kaip ten reikia žolelės malti, aš turiu, Malena yra pas mane su Aleksu buvę namie, matė, aš turiu visą lentyną savo skintų žolelių iš sodybos, žinai, slaikiukų. Tai ir aš beveik, žinai, neperku ten jokių arbatų, žinai, jeigu sergu, mane tos žolelės išgydo. Tai čia, anksčiau mane kartais vadindavo, žinai, nu tu, sako, nu tu būk tikrai gal vanga, ne vanda. Tai aš kartais, nu kaip vanga ir būnu. Taip. Žinai, arba vanda, nu tai jeigu pelkių vanda, tai yra sąsaja su gamta, visais ten žolelėm ir visais tais dalykais, kaip ir siejasi, viskas gerai. Visiškai, žinai, ir aš dar labai tikiu, matai, visatos ženklais. Nes kartais būna, atrodo, žinai, pagalvoji vieną dalyką, ar kažką tokio žiūri kitą dieną, ar pamatai, ar perskaitai, ar tau žmogus kažką pasako, blin, aš jau apie tai pagalvojau, žinai. Ar kad ir... Kažką manifestuoji, pavyzdžiui. Apie manifestavimą, tai tu gali papasakoti, tau geriau sekės, aš bandžiau, man nepavyko. Tai... Nu, papasakok. Apie manifestaciją, sakyk. Nu, aš anksčiau, tas manifestavimas irgi buvo toks, kur... Šuo. Kur čia lojo? Nu, jeigu tu kažko nori, tu turi tam skirti laiko. Taip. Tiek ties tuo dirbti, tiek mintyse, tiek viskame kame. Nukreipti visą energiją tą. Taip. Tai aš pasiskaičiu apie tą manifestavimą, ten visokie skirtingi ir būdai ir viskas yra. Nu ir aš tai pradėjau, nes tada prisimenu, prieš man pradedant, neturėjau nei boyfriendo, buvau senam blogam darbe ir norėjau pradėti kažkaip daryti dragą, nu, pasirodyti viską, bet, nu, neturėjau galimybės. Tada pusę metų manifestavau kiekvieną vakarą prieš užmiegant. Tai tokia kaip meditacijos dalis, ar ne, kažkokia tai? Nu, tu apie tai galvoji, sakysim, tai ne, ta meditacija, žinai, ir kartu ir meditacija, bet kartu, žinai, vienas dalykas, ką aš tarp kitko visai neseniai sužinojau, arba Malenai pasakė, aš net šiandien mes apie tai kalbėjom su ja, kad, žinai, kai tu manifestuoji, kai tu kažko prašai, kai tu nori,
Tu turi būti, žinai, geros sveikatos, stabilios psichikos, ramybės būsenos. Negirta. Negirta, kas man labai retai būna. Tai ir Štai tų manifestacijų tiek daug neįsipildžiusi, žinai. Na, tai žinai, ir aš tą supratau, žinai, kad aš labai kokią klaidą darydavau, kad aš visą laiką, žinai, manifestuodavau, aš net rašydavau, žinai, dienoraštį tokį turėdavau ir visą laiką, man vis kažkas būdavo negerai, ar ten stresas, ar nerimas, ar kažkas tokio, žinai, ar kai tokie dalykai vyksta. Šiauriai gražiai. Tai, tiesiog nepavyksta, žinai, tau gali backfire, tau gali ne taip atsitikti, kaip tu nori, žinai. Taip. Visada tave neteisingai gali išgirsti. Tai aš pradėjau taip manifestuoti, kad aš tiesiog jau dėkojau visatai, kad jau aš, apsimesdavau, kad aš jau viską gavau. Kaip jau gavai, ką norėjai, taip. Dėkoju už naują darbą, dėkoju už mylintį žmogų šalia esantį, dėkoju už drag karjerą, kad jinai man gerai sekasi. Ir po pusės metų kažkaip magiškai beveik vienu metu susipažinau su Aleksu ir mes jau pradėjom ten datint, tada pakeičiau darbą ir tada pakvietė mane ant scenos ir pradėjau dragint. Tai, kažkaip... tai galima pasakyti paprastai žodžiais, paprastiems žiūrovams, kad tiesiog tai, ko tu nori, jeigu tu apie tai galvosi, aišku, ir kažką dėl to darysi, ne tik tai galvosi, tai tu tą ir padarysi. Tiesiog susikaupi ties savo tikslu, ar ne, toks kaip gaunasi, susikaupi ir galvoji pastoviai apie savo tą finalinį tikslą, ką tu nori pasiekti. Ir tu siunti energiją tiesiog į visatą. Siunti energiją, taip. Ir kartais visata būna tau gera ir duoda viską, ko tu nori. Kartais, pavyzdžiui, Vandos atveju, nelabai duoda, bet gal... Aš galvoju, galvoju, kad jai viskas gerai. Jei davė, nesako. Ne, aš turiu omeny, kad aš galvojau, kad čia, mane baudžia ar karma kokia, žinai, nes aš padariau negražių dalykų savo gyvenime, žinai. Lengvai bitch. Aš galiu ir būti labai nelengvai bitch. Ir Malena tą puikiai žino. Ir daug žmonių tą puikiai žino, aš galiu būti bjauri kaip rakštis. Ir aš žinai, aš tuo metu galvoju, gal čia karma, žinai, už tai, kad aš tokia bjauri kartais būnu, nes matai, aš sakau, ką aš galvoju. Žinai, aš nenutyliu ir labai daug žmonių, aš pas tą pačią energetiką, žinai, kai nuėjau, kad jinai man ten paskaitytų tas mano žvaigždės astrologijas, sako, aš matau labai daug pavydo aplink tave. Aš nesistebėčiau, žinai, matau neapykantą, žinai, tau reikia, žinai, sako, apsisaugot nuo to. Tai ir visa tai, kas įvyko, žinai, aš tuo metu galvojau, kad čia, žinai, mane baudžia, bet aš dabar galvoju, kad, čia gerai padarė, nes, žinai, taip, visus nuodus iš gyvenimo atėmė man. Aš tai visada esu tame, kad reikale randu tokį sprendimą, kad visa tai yra pamoka. Taip. Tai, kas mūsų nenužudo, padaro mus stipresniais. Taip. Ir tai yra visos tos pamokos ir vadinasi, tau jas reikėjo praeiti, tau reikėjo irgi praeiti tam tikras pamokas ir visos tos pamokos mums yra skirtos ir mes, kaip jas mes priimsim ir išgyvensim, čia jau kiekvieno mūsų vidinė ta tokia rezervai, ką mes turim ar ne, bet iš esmės tai yra geriau, nes mes iš kiekvienos situacijos išeinam jau su kažkokia patirtim. Taip. Ir mes jau žinom, ko. Svarbiausia, nebūti durniems ir nekartot vėl to pačio per tą patį. Žinai, kaip būna užsisuko ratas ir tam rate vienas žmogus keičia kitą, bet jie yra vis tiek analogiški ir vis tiek situacija analogiška, jinai neįsisprendžia, tiesiog sukosi ratas. Tai va, tai reikia išmokti iš to padaryti normalias pamokas, todėl aš gal netgi ir nesakyčiau, tie dalykai, kurie nesibaigė blogai, sakysim, kažkieno lyga, mirtim ar nedaug dievė ten kažkokiais praradimais, tai jie yra tiesiog pamokos. Taip. Pritariu. Aš manau, aš tas pamokas labai gražiai išmokau. Ir visai gražiai išėjau. Labai gražiai išėjau iš viso to. Ir tada jūs susiradot bobutę, taip, kokią, kuri tenai būrė kortom. Ar jūs pačios kortom? Ne kortom, tenai apie ką mes čia dabar? Apie spiritual. Taip. Jo. Tai kaip pradėjai ten... Pradėjai viskas aišku, bet dabar, iki ko priaugo tas, kad dabar mes vis tiek mėgsti pasitartą, ne su energetikais kažkokiais pasišnekėti. Aš visai tarp kitko neseniai pradėjau, man rekomendavo mano viena draugė. Sako, aš pas ją buvau, man jinai padarė reiki ritualą, sako, mano gyvenimas pasikeitė. Sako, nueik būtinai ir tu, čia buvo gal prieš kokius, nežinau, 4-5 metus ir aš niekaip vis galvoju, gal dar nepribrendau, dar, žinai, dar palauksiu, žinai, dar ne, ir vis atidėlioju. Ir dabar, žinai, pastarėjai mėnesį, kokie mano buvo. Ir, žinai, ir su draugai šnekėjau, su mama šnekėjau, su psichologai šnekėjau, žinai, tenai visus romantinius filmus pražiūrėjau, tik tokius ten psichologinius praskrolinau. Žinai, galvoju, jai parašysiu energetiką, Irena vardas.
labai labai faina moteriškė. Ir parašiau ją ir jinai mane priėmė, nu, žinai, ir ateinu aš pas ją į namus ir pas ją visos sienos, visokiam česnakai, žolelėm, žinai, ten nukabinėtos, kaip grinai pas tikrą raganą, ir, žinai, ir sako, tai ko tu manęs nori paklausti, nes ko jai reikėjo iš manęs tik tai gimimo laiko. Ir do to, žinai. Nu, kad neišsipasakotum istorijų kažkokių, kad po to nepadarytų atsakymų iš tų istorijų. Jinai nieko apie mane nežinojo, žinai, ir aš jai sakau, nu, aš nežinau, ko konkrečiai klausiu. Aš sakau, nu, papasakokit apie mane. Nu, ir pradėjo. Sako, tu va tokia, tu anokia, tu darai tą, tau reikia to. Aš sėdžiu. Aš sakau, nu, blyn, nu, labai taikliai, žinai. 10 iš 10. Jo, žinai. Ir tu esi pasibuvus? Ne. Bet tau patiktų, žinau. Tau žiauriai patiktų. Tai dabar gal nėra dar net kažkokių klausimų, dėl ko, žinai. Aš esu buvus kažkada, tai irgi senais laikais, irgi pas būrėją, irgi visi buvo labai išgyrę ir taip toliau, čia buvo po mano studijų ir aš pas ją nuėjau ir sako, jinai man, pas jūs rytoj ateis vaikinas, kurio jūs tapsite žmona. Galvoju, ateis, tikrai, jo, net matau. Nu ir aš sėdžiu darbe, čia po studijų darbelis buvo butikė vienam. Ir atsidaro durys ir įeina vaikinas kažkoks. O aš jau kolegiam papasakojus ir visos, va šitas jau atėjo maždaug, žinai. Ir jisai iš tikrųjų, jisai kvietė mane gerti kavos, aš nesutikau, mane tokia sukaustė kažkokia baimė, galvoju, aš nenoriu dar neįtiekėti, man reikia kažko. Nes toksai jos tas pasakymas, kaip uždėjo tokį štampą, gal šiaip su būtumėm išgėrę kavos ir nieko ten nebūtų buvę. Bet man jau ta tokia baimė ir buvo labai juokinga, nes jis atėjo, faktas, kad jis atėjo, tas žmogus. Tai va. Nu, aš vaikystėje esu buvę, nu ne vaikystėje, paauglystėje su mama, tai, nu, ką man pasakė, nu, viskas labai basic buvo, kur nelabai daug informacijos, labai per aplinkui apie nieką, tai pasakė, kad gyvensiu didelė mieste, tai nugyvenu Vilniui, kad dirbsiu su šau kažką bizniu. Nu, tai biški irgi pataikė ir kad turėsiu žmoną ir 2 vaikus. Nu, tai 2 vaikai yra ir aš tapau žmoną. Bet čia toks basicas gaunasi. Nu, jau Aleksas labai jau gera tavo žmonelė, žinok. Žinai. Baby labiausiai. Man irgi, žinok, tarp kitko pasakė, jinai sako tiek tokių dalykų. Iš pradžių tai pradėjom, žinai, apie kūrybinę veiklą, žinai, apie karjerą, aš nekad sako, nu, ar tu dirbi? Ir aš, realiai, aš prieš savaitę aš dar buvau bedarbis, bedarbė. Žinai, darbo biržose ir sakau, dabar nedirbu, bet sakau, turiu pasiūlymą, aš prieš tai dirbau viešbutyje, registratūrą ir dabar gavau pasiūlymą vėl grįžti viešbutį, bet šį kartą vadovų, žinai, komandos. Ir aš taip galvoju, nu, blemą, priimt ar nepriimt, priėmiau, nu, žinai, pinigų reikia, nesėdėsiu pasą. Ir jinai sako, nu, ne tau, žinai. Ne tas darbas, ne? Sako, ta prasme, sako, tu gali vadovauti, bet sako, tau reikia labai labai tokios, nu, žinai, specifik komandos, kurią tu galėtum pasitikėti, kuri tavim pasitikėtų, nu, ir kad, nu, viskas vyktų sklandžiai. Bet sako, tau tokie darbai, nu, ne, sako, tave labai drainina. Ir sako, nu, aš matau, kad tu esi, nu, tu sukurta būti scenai, žinai, tau kūrybinės veiklos reikia, sako, ir aš matau, kad tu savo netgi antrą pusę kūryboje sutiksi. Ir aš sakau, tai jeigu nepaslapti, sakau. Špurkimės jai, kad dabar, kai bus pasirodymas, jį sutiks. Aš manau, kažką tikrai sutiks. Aš sakau, tą prasme sutiksiu ir nesako, tu šiemet sutiksi, žinok, ir aš sakau, aš ką tik prieš mėnesį taip nudegiu, aš sakau, 5 metus dabar neplanuoju nieko turėti. Jinai sako, bet sako, nu, tu sako, nenusiteik taip. Žmogus planuoja, dievulis. Taip. Maždaug, žinai. Taip. Nu, tai aš nežinau dabar, kas čia bus, žinai, man. Čia bus gerai. Aš dabar seksiu šitą visą istorijose, seksiu nežmoniškai. Susikimbam rankom, pamanifestuojam. Malena, tu... Malena, dėkojam visatai už Vandos labai puikų gyvenimo partnerį. Nesakau vyras ar moteris, nes gali būti abu. Arba man sakė, tarp kitko, man Irena sakė, kad man vyrai labiau tinka. Nes aš turiu labai daug moteriškos energijos, todėl man reikia, žinai, balanso to. Dabar užsakymas eina. Jinai taip užsakinėjant maždaug geresnį. Ne, man vyro, tai reikia tokio. Ne. Nu gerai, dėkojame už Vandos mačo tokį vyrą, kuris jie rūpinasi ir dar ilgą laiką rūpinsis. Ačiū visatą tau. Ačiū visatą už tai, kad aš... Ir aš dar pridurt galiu. Ir čia per tą renginį tas vyras ateis. Pamatysi, aš esu raganos dukra, tai aš galiu tą pasakyti. Jo.
aš tą turiu 6 jausmą gerą, jutiminį tą tokį, aš kartais net žinau, kas bus, tik, kaip, kai jaunas tu būni, tu į tai nereaguoji, maždaug čia man vaidenasi, aš dabar suprantu, kad man nesivaidena ir turi tokį 6 jausmą šiek tiek, kad gali nuspėti, kas gali būti, kas ne. Tai nėra tikrai ne kažkokia čia transformacija, kur aš ten turiu binoklį žiūriu ir matau ateitį. Taip nėra tikrai. Tiesiog tas kažkoks viduje yra, tas vidinis. Aišku, jisai neišdirbtas ir jisai toks labai praščiokiškas yra, nes niekada aš ten iš savęs nedariau nei ekstrasensės, nei raganos, nei kažkokių ten tų dalykų. Bet aš tikiu irgi visom antgamtinėm šitom jėgom, ar ne, ir visą tai, ir visą tuo, kas vyksta, ir labai tikiu dar pačio žmogaus energetiką ir kaip jisai sugeba su ją dirbti ir tvarkytis. Tai tas irgi labai svarbu. Bet klausimas tvar, jeigu jūs būtumėte tokios raganos, jūs būtumėte tos baltosios gerosios, ar tos blogosios, kur ten su šetonu, su prakeiksmais? Nes, pavyzdžiui, aš tai mane tos juodosios labiau žavi ir ten su šetonais, su krauju, su viskuo ten man labai patinka. Su vampyrais. Ošką prapjausiu gerklę. Pasakyk tu, aš po to pasakysiu. Aš tik baltoju, nes aš, pavyzdžiui... Oi, kaip netikiu. Aš? Taip, tu tiek to velniuko turi. Nerealiai. Turiu aš to velniuko, žinai, bet aš jo neklausau, kartais paklausau. Bet, žinai, when it's up to me, tai aš labai mielai, žinai, sėdėsiu pas save sodybą, žinai, prie žiriuko, žinai, prisiskinu žolelių, ten rūkysiu žolelės ir, žinai, ir savo ramiai sėdėsiu, manifestuosiu, medituosiu, žinai, pavyzdžiui, vasarą, aš taip pavargstu nuo miesto, aš taip pavargstu, žinai, kartais, aš mėgstu bendrauti, aš pakankamai ekstravertiškas žmogus, žinai, esu, bet kartais jau antiek, susikaupia tai. Ir vasaromis aš labai dažnai mėgstu pabėgti, ar tai prie jūros, žinai, kažkur, ar į mišką, žinai, aš atsisėdu, žinai, ir man paukščiukai, tas vandens čiurlenimas, jokių muzikų, nieko nereikia, žinai. Sėdė, atsigauni, žinai, ir atrodo su gamta susilieju. Tai, žinai, kaip aš sakau, bandėt gauti savo gamyklinius parametrus, žinai, tokius įsižeminti. Atstatyti biškai. Jo, aš atvirkščiai, aš galiu pasakyti, aš labai atvirai jau, kadangi taip atvirai kalbam, tai mes visi turim labai daug skirtingų savo veidų. Vieni mes esam su kolegom, vieni kitokie esam savo šeimoje su artimaisiais, treti esam tarp vaikinų, kurie mums patinka ir visi kiti. Tai aš negaliu pasakyti, ar aš būsiu bloga ragana ar gera. Tai yra priklauso nuo situacijos. Aš galiu būti ir labai gera, ir labai bloga. Universaliai jo. Nes tie momentai, ta prasme, tai yra priklauso nuo gyvenimiškos situacijos, nuo situacijos ir tikrai aš nesu tas žmogus su rūgeveidė, kur tiesiog barsto ramunės eidama ir ant jos, pavyzdžiui, ten pila šūną, o jinai vis tiek yra labai geros dušės. Aš neatsuksiu kitos pusės, ne, niekada. Jeigu man trenks veidą, aš kitos pusės neatsuksiu. Aš už save moku pastovėti, gal dėl to ir savo karjerą dariau, nes stovėjau, buvo momentų, kai reikėjo ir grumtis fiziškai, ar ne? Bet taip, nes viena mane stūmė ir ji buvo rūbų stilistė, mes filmavom reklamą didelę ir jinai rūbų stilistė buvo ir jinai kažko ten, aš jai nepatikau, aš tiesiog ėjau ir jai nepatikau, iš karto aš supratau, bet dirbdama, kad tu jauti tą energiją, kad tu nepatinki, ar ne? Taip. Žmogų, aš kažkur pradinėjau ir mane stūmė ir kadangi jinai stūmė, aš kažką tuo metu siekiausi paimti ir aš galvą trenkiausi į sieną ir toks buvo bum, toks garsas, taip normaliai. Ir aš tada atsiskau, galvoju, dabar aš jau tave mušiu. Aš ją tada purčiau, tada mūsų skyrė. Bet esmė buvo, kad jinai pirma, tai labai gėdinga situacija, labai gėdinga, aš visai to nesididžiuoju, bet kita vertus, kodėl mane stūmė, žinai. Tai va, tai aš nesu visai ta tokia ir gera, bet ir nesu ir bloga tokia esu nuo situacijos, tai aš taip galvoju. Žinai, aš dabar, blemba šiaip tiesą pasakai, žinai, aš kai galvoju, gal kai aš labiau viena būnu ar ne in drag, žinai, savo space, žinai, toj ten gamteliai sėdžiu, tai gal tada aš ir gera. Bet tu stoktų man skersai kelio, bet tada aš tokia juoda galiu būti. Mes žinom. Jo. Tai ką, o tik dabar papasakokim apie savo svajonės, ar ne? Būtų labai įdomu, ką jūs galvojat, kuo norėtumėt būti po metų, po 2, jūs tą dabar atidarot klubą kaip ir tokiam pastoviam veikimui, ar ten kažkokie bus pastovus pasirodymai, ar ten bus kažkokie kviečiami svečiai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai planuojam, kad tikrai ne paskutinis čia. Čia tavo buvo pirmas žingsnis jį atidaryti, ar ne? Taip. Tai kad ne paskutinis toks bus, nes ir Eurovizija, ir Pride'as artėja, ir žmonės nori, ir klausia, o tai dar kažkas bus, o tai ką darysit vasarą, tai... O ką darysit vasarą? Kažką. Pasirodymus, ar ne? Pasirodymus. Ir man Malena sakė, kad yra žmonių, kur jau klausinėja, tai kur Vanda dingo. Tai
Vanda grįžta. Po Vanda kiekvieno grįžta šou. žmogus. Jo. Po kiekvieno šou prie manęs prieina ir tipo, o tai Vanda šį vakarą pasirodės, aš toks, ne, Vanda jau Malaganzai nepasirodės, o kur ją galima pamatyti, aš skūnu, dabar jinai atostogauja ir kai pailsės, jinai tada grįž. Žinai, Ir čia va, yra atėjo tas toksai laikas. momentas, kai tempi momentą, kol staiga praveri tas ir taip maždaug įžengi į sceną, žinai. Talent Tas visą irgi jo padarai. išlaukimas to momento, kai tavęs labai pasilgsta, tik nereikia nepersistengti. Nes jau po to, kai Pamiršti iš pradžių tiesiog. laukia, po to galvoja, whatever. Tai to vat, nereikia pasiekti, žinai. Tai tavo sugrįžimas pats labai laiko. Labai laiko, žinai, čia ir netgi pagal žvaigždas labai laiko. Pasižiūrėjau, Irgi, ne? Baigsis ten visi tie retrogrades ir taip toliau ir man kaip tik bus teta Irena sakė, kad man astrologiškai bus visai neblogas metas. Tai aš labai gerai grįžtu. Labai gerai. Labai gerai. laiku. Period. Labai laiku. Ir Nu tai va, o kalbant apie šiaip svajonės, tai nežinau, kaip visada svajonių, tai labai daug. sakyk nors kelias, Ir pasiekiamų. kuriuom negaila pasidalinti, nes, nu, ta prasme, ten pačių tokių jau gal ir nepasakysi mums, bet kažkokias vis tiek gali gal pasidalinti. Nu, jeigu kalbant apie dragą, tai nežinau, kaip ir mano didžiausia svajonė būtų į bent kažkokią franšizę RuPaul's Drag Race. Nueiti, sudalyvauti ir laimėti. Nes aš širdį žinau, kad aš pasiruošęs yra, kad aš laimėčiau ten. Tai, Manau, kad taip, jo. Tu? A viskas tik vienas svajonė. Ai, nu, tai čia apie drag tokia pagrindinė kaip ir. Yra ten tų kitų svajonių ten. Noriu rankinuko. Human hair peruko noriu. Nu, arba taip. Arba ten noriu kokio gero outfito ar dar kažko, žinai. Arba Bet ten jie visi, pinigų. kaip sako, svajonės, visą tai, ką gali nusipirkti už pinigus, tai nėra turbūt svajonė, nes tu tiesiog gali nusipirkti už pinigus, supranti. Tau tiesiog reikia arba jų turėti, arba susitaupyti, arba užsidirbti. Nu, tai. Tai va, man irgi viena iš svajonių, žinai, ten turėti 10 milijonų. O Dieve, pas tave taip materiališkai, nu. Nu, tai čia vienintelė materiali svajonė. Antra materiali svajonė, žinai, gal aš norėčiau ten kokio savo namo, žinai, prie jūros kranto, kad turėčiau. Jeigu taip jau svajojam, kur norėtum, prie Palangoj, Nidoj, ar kažkur Ispanijoje, ar... Va dėl vietos, žinai, dar aš, žinai, galvoju, nu, gal ir Lietuvoje būtų fainai, žinai, nes, nu, vis tiek tie Lietuvos miškai, tas, nu, nepakeisi. Tu, žinai, gimiau Lietuvoje, tai norėčiau, žinai, nu ir mirti. Man labai keista klausyti, bet kartu labai faina, kad turiu tokią nuostabę drag karalienę prieš akį, ar nes, įspūdingą, iššaukiančią, kontroversišką, kartu su bitch, tokiu prieskoniu, žinai. Ir ją vis tiek traukia va, tas lietuviškas miškelis, grybukai ir žolytė. Kartai, žinok, nu tikrai, nu būna, va, man iš vis, va, dabar paskutiniu metu galvoju, nu kaip mane viskas užkniso. Vyrai idiotai užkniso. Darbo normalaus čia nerasi, jeigu randinu, tai tave tenai kuldašins, kol tu iš vis ten savęs nebeteksi, nu, žinai, atsibodo, nebenoriu, noriu Italiją, noriu Ispaniją, nu, žinai, ten vyrai gražus, žinai, gal aš surasiu ten kokį, mano draugas netgi viso sako, nu, tau reikia užsieniečio kokio. Sako, nes tie lietuviai, nu, jie tavęs neišlaiko, žinai, nu, tu per daug jiems esi. Žinai, aš galvoju. Per daug temperamento gal, žinai. Gal per daug, visko per daug, nu, tai tu matai tu mane, žinai, manęs visko per daug visur, visada. Žinai, ir buvo ir vyrų, ir žmonių, sako, nu, tu gal biškai ramiau, žinai, gal biškai ant žemės. Nu, kaip tu gali ramiau, jeigu tu esi toks, kaip esi. Ne. Tugi negali persidaryti. Jeigu tu man sakai, kad tipo tau manęs per daug, arba... Tai man tavęs tada per mažai. Man tavęs nereikia. Žinai, man reikia, žinai, va mano, ko gero, didžiausia svajonė, žinai, jau Malenai atzysta yra nežinau kiek kartų. Žinai, surasti tą savo žmogų. Nes, nu... Bet pas tave matai ties tuo viskas ir dabar pabūna mes vangose, ne Malena? Auklėkim ją. Ir vėl tu užsidėjai savo tikslą. Tu atsipalaiduok. Nu, bet man visada tai buvo, supranti. Visada tai buvo. Taip, nes jeigu tu nustosi apie tai, tavo svajonė įsipildys, tada, kai tu nustosi apie tai galvoti ištisai. Aš bandau. Nes tu per daug tą visatą pagrėbėjai tą, žinai, globusą už galvos ir įpurtai ir sakai, duok man jį greičiau. O jisai sako, palauk, aš negaliu galvoti, nes man smegenys kratai. Supranti? Tu biškai jį padėk ant stalo, tegu susistovi. Visos tos upės, keliai ir visą vandenį. Ne per daug, per intensyviai. Taip. Nes tu, kadangi labai karšta,
Tu labai intensyviai to reikalauji. Tu negausi tada, kai reikalauji, tu turi norėti. Bet tas norėjimas gali būti labai tykiai, suprantate? Aš šitą iš savo mamos perėmiau. Taip prasme, tu mano mamą matėjau vieną kartą, jūs pamatytumėt mano mamą, va ten koks degtukas spirgas yra. Tai aš labai dažnai sakau, kad Vanda yra inspiruota mano mamos, bet mano mama yra dar, nežinau, kart 100. Pamatytumėt ją, jinai ir šneka garsiau ir daugiau ir pasėtos energijos, dėl mano mama jau 73 metai. Bet jinai, kaip vijurkas, žinai, ir jinai toks žmogus, kur, jinai gali statybvietę ateiti ir visus sukomanduos tu tą, žinai, tokia, bosė. Žinai, tai man jinai labai inspiracija, žinai, ir jinai irgi nori visko dabar, noriu čia, noriu gerai ir noriu, žinai, kad man būtų padaryta. Jeigu nepadaryta, tai aš čia toj uraganą pakelsiu, žinai. Ne, tai labai šaunuolė, labai gerai. Pas tave irgi tame yra to reiklumo ir pačiai savo, ir iš gyvenimo tu reikalauji nemažai, ir viskas čia yra labai okei. Bet aš manau, kad viskas vyks savo laiku. Tu gali kiek nori norėti dabar, bet jisai bus rytoj. Žinai? Žinau, bet žinai, taip, kai tu taip nori, žinai, ir galvoji apie tai, taip sunku, žinai, save išlaikyti ant žemės, kad, aš kartais žinau, kad einu prieš veidrodį ir pasakau, Vanda, ramiau, biškai, tu nusiramink. Tada tu nueini, vėl ateini, aš negaliu. Negaliu ramiai. Bet, žinai, va tas ir buvo, žinai, aš su savo psichologė, aš nekėjau, žinai, aš papasakau, jai tenai man buvo, žinai, buvo tas, ir aš taip sėdžiu, žinai, galvą pasirėmus. Ir aš sakau, blin, kaip mane užknys, o ten tas, žinai, ta, Ir mano psichologė, aš pas ją nuo mokyklos laikų einu. Jinai mane žino kaip nulupta. Ir jinai sako, tu dabar atsisėsk ir pagalvok, o ką Vanda darytų? Žinai, tokiu atveju. Aš dabar taip galiu taip pačiai pasakyti. Tu dabar ką pasakei apie savo svajonės, tu pasakei apie tokią kažkokią būtį. O ko norėtų Vanda? Ne sumuštinio, ne 100 eurų ir ne boyfriendo, kuris tau tuos atneš 100 eurų. Ko tu norėtum? Nes tu save užmiršti, ką mes ir sakėm, kad tu pameti save, tu, kaip Vanda, tavo svajonė. Oi, mano svajonė, kad mano... Mano svajonė, tikrintas gyvenimas ar boyfriendas. Grįžtam į tas gilesnės temas. Ir į realybę. Šiaip realiai, mano realiausia tokia svajonė, tai, kad mano darbas su savim pasiteisintų ir aš pagaliau nuraminčiau savo neramę širdį ir neramės mintis. O aš būk tu nerami. Tik tai su tuo turi susigyventi. Taip neįdomu, tie vidutinybės ir tie tokie susitaikę ir pasidarė tokį savį normą atvedę. Turiu omeny, aš ne save, žinai, nesurpresinsiu cenai savo ugnelės, aš nenoriu užgešinti, žinai. Neužgešinčiau. Nieko aš nepadarysiu. Žinai, bet tiesiog, kad, biškai tokia, jeigu jau aš statau, žinai, jau koją ant žemės, tai kad tas mano žingsnis būtų tvirtas, žinai, nes kartais būna, kad, eini ir taip, nežinai, kas čia, kur čia, nežinai, kur save padėti, ką su savim daryti, kas ten toj tavo galvoj dedasi. Aš galvoju, kad tu labai esi gerai vietoje, ar ne? Jei dabar yra toje vietoje, kada gali prasideda renesansas, tavo renesansas, tavo užsibaigė barokas. Man patinka šitas Vandos renesansas. Aš taip savo naują albumą pavadinsiu. Jo, visiškas renesansas. O mes su Malena tau išpranašaujam, kad ateis tas nuostabus momentas ir jis ateis. Jis bet kuriuo atveju ateis. Nepabėgsi nuo jo. Ne, nepabėgsi. Ir po to tu taip sėdėsi kažkada tai namie ir galvosi. Bet tai buvo gerai vienai. Supranti, dabar čia zuzasi kažkas aplinkui, žinai. Tai ką aš visą laiką vieną, žinai, tai kiek čia galima. Pripranti ir prie tos vienatvės, jinai yra, kaip sako, vienatvė yra labai patogi. Ir tu prie jos pripranti, tau yra labai patogu, tu ką pasidedi ten randi, kada atsikeli, tada atsikeli, tau niekas nečiaudė, nešniurkščia, nekosti, nepakyla temperatūra ir taip, žinai, ten kažkur nereikia su vaistais lakstyti. Tas labai yra patogu, jo. Tai ką, merginos? Tai tada po vieną kažkokią tokią didelę svajonę ateičiai. Tavo karjerai, ar ne? Su dragais susijusią. Pasvajokim taip dabar visos. Taip. Mano gal tokia svajonė, kad dragė tobulėti, dirbti ties savim, be a better person ir tiesiog būti geresniu žmogum, bet ir nepamesti ir nesikeis dėl kitų. Tas labai svarbu. Savo identitį išlaikyti, ar ne? O kaip tu galvoji Lietuvos
mastu Lietuvos žmonėms, ką tu patartum? Ta prasme, kad jie ateitų į jūsų šou, susipažintų su jūsų kultūra, pažintų jūs daugiau ir taip toliau? Ne, mes visada kviečiam ir esam draugiški, tai jeigu įdomu, nori daugiau sužinoti, tai mes galim ir, nežinau, paskaitėlę pravesti, kas yra dragas, kaip gyventi draugiškai, kaip multikultūriškai, ne? Pozityviam ir viską. Tai tiesiog gal ko palinkėčiau, tai kad be more positive. O gal organizuojam dragų reis po Lietuvą, sėdam į automobilį, važiuojam per miestelius su visais pristatymais ir pristatom savo kultūrą? Oi, būtų fun, bet nežinau, ar bus labai saugu. Sakai, vis dar ne? Nuomojam sunkvežimį, apklijuojam rhinestonais, užrašom The House of Malena ir visos važiavam. Ja. Tai kokie radviliški, žinai. Patinka šitą idėją, bet... Bet ar nėra saugu, ne, iki galo, manau? Nu, aš manau jo. Nu, nes buvo incidentas su Alenčiko. O kas buvo? Kuris čia prieš 2 metus, prieš metus. Čia jau prieš kelis metus, kai jisai nuėjo ten į kažkokį bariuką prie stoties, kur tik tai skinheadai, žinai, renkasi. Bet čia Vilniuje, ta prasme. Čia Vilniuje, prie stoties ir jisai atėjo ir man atrodo, ir jis ten ką tik po pasirodymo, bet žinai, su peruku, su makiažu atėjo, bet ne tokiu pilnu ir ne taip. Jisai vis tiek biški ir persirengė viską. Visų pirma, aš in drag tokių vietų vengčiau, žinai. O kodėl jisai, kaip jisai ten nuėjo, kaip jisai sugalvojo, nes buvo prie jo namų, supranti. Ir jisai sako, davai prieš einam namo ten, ar jisai vienas ar su draugė buvo, neatsimenu. Sako, davai einam po vieną išgerti ar kažką tokio, tai išgerint, tai jo prie jo ten prisikabino, ir su fanaru išėjo. Žinai, aišku, čia yra nenormalu, čia yra žiauru, negalima tokių. Tapsi, netgi šiom dienom buvo mano geriausia draugė Elena, Seimo narės Dalios Asanavičiūtės patarėja. Mes prieš porą savaičių ėjom Gedimino prospektu. Ten prie Žvėryno tilto kažkur, man atrodo. Einam, šnekam ir aš buvau tiesiog paprastai apsirengęs, gal ten, žinai, su auskarais, su akiniais, žinai, nuo saulės, nežinau, kas antras bernas Vilniuje taip atrodo kaip aš. Ir priešais mus eina vaikinukas, 2 merginos, žinai, ir aš einu, aš su draugė šneku. Ir jisai kažką ten panosim sumurmėjo, aš negirdėjau. Elena, mano draugė, išgirdo. Jinai atsisuko, bliod, ar taip normalu šnekėt, sako, kas tau yra. O jisai sako, žiūrėk, koks pidariukas eina. Žinai, ir aš taip... Labai keista, man žinai, sako, dar šis laikų žinai. Taip, Vilniaus centre, tu įsivaizduoji, 25 metais. Ir jisai dar, jie visi už mane jau, nes jiem gal kokie, nežinau, 15, 16. Atrodo, tokie žmonės, jau turėtų būti... Taip, tai nėra 60-mečiai, kurie uždaryti buvo lageryje ir nesovietiniam ir kurie gyvenime nematė nieko kito apart rudus batus ir dešrą. Ta daktariška, siaubinga. Supranti, jie negalėjo susikurti savo pasaulio, nes jie neturėjo iš ko. O čia iš jauno žmogus labai keista girdėti. Tai taip, žinai, ir tie patys komentatoriai, kaip iš pat pradžių šnekėjom, tai pamatys dabar mus, jie net nežiūrės to video ar kažką, jis sakytų, oi, kas čia per įsigimėlį, čia tokie, čia. Nei mes įsigimėliai, nei mes ką, žinai, mes tiesiog darom, kas. Kaip mano vyras sako, žinai, jeigu taip, tai sako, jeigu čia įsigimėliai, tai sako, aš sako, kaip ir šnekėjom į salą su tais įsigimėliais, tai sako, aš turėsiu pilnavertį gražų, smagų gyvenimą, negu kad sako su tais, kurie tokius dalykus sako, žinai. Ir plius, mes darom dėl savęs dalykus, mes nei einam ten po kažkokiais postais, nei komentuojam, nei kažką, mes darom savo dalykus. Ir nepatinka, laimingi. Nežiūrėk, yra toksai dalykas. Supranti? Jo, bet jie, pavyzdžiui, vis tiek susiranda, ieško, labai daug nusimano, kas kur ten eina, kas iš kur išeina ir ten komentaruose. Čia taip pačiai kaip mano tai Dainorė, ar ne, jos labai raumeningas, gražus kūnas, jinai yra sportiška, ji visai kitaip atrodo negu, tarkim, visi kiti, ar ne, tai būtinai parašys, kad pas tave, vienas parašė pas tave kojos kaip pas arklį, o jis sako pas tave kaip pas gaidį. Nes plonos labai, suprantate. Taip, ta prasme, jie būtinai kažkodėl tai pareikš savo nuomonę, niekas jų neprašo, bet jie ateis, jie papasakos. Bet kas man dar įdomu, aš dabar pradėjau daugiau visko į TikToką kelti ir ta prasme tie žmonės, kurie būna palieka ten po 15 komentarų, ten nusižudy kažką, bet vis tiek pafollowina mane. Jie negali be tavęs suprasti. Nes kažkaip jaučiu įdomu. Jiems reikia. Jie ir toliau tavęs stebės, bet jie ant tavęs pils šalia. Tai kaip ir, žinai, toks žaidimo taisyklės, toks žaidimas pas jau, supranti. Ir čia gal dar toks, kur biškai gal fetišistinis dalykas. Fetišistinis, taip, jie tame yra. Vyrai tokie po kem 5, po kem metų,
kur ten ir vaikai, ir viską, bet va, tai video palaikina, tai ten kažkokį seksualesnį, kur ten ar kažką šoko, ar dar kažką. Na, žinai, parako juk nereikia, kitaip ugnis neteks. Ne, čia yra fetišizmo dalis ir dalis nepripažinimo galbūt savęs, nes yra, tarkim, iš senesnių žmonių, esu ką girdėjusi, kad irgi žiūri, tarkim, dragų šou, arba šiaip pat kažkokių šou, ar ne. Ir ypatingai, ta prasme, kur vyrai persirengia moterims, ar ne. Ir jisai tiek žiūri, ir aš matau, kad jam velniukų šitam senam patinka tai, bet jisai sakys, fui, čia kaip čia yra vajazau. Jam turbūt, jis net nemoka išreikšti savo jausmo, to tikro, ką jis jaučia, jam baisu. Aš galvoju, galbūt žmonės bijo to, ko nepažįsta. Ar ne? Jo. Bet tai vis tiek žiūri, tai jau kažkiek pažįstama. Tai jeigu tu pažiūri, tau nepatinka, tai tu išjungi ir... Iš kur tu žinai, kaip jisai žiūri? Gal jisai ten žiūri ir dreba. Ai, gal. Ar ten pasislėpęs po lovą, žiūri ten kampuką, tą, žinai, jūs ir viską suprantate. Mesgi nežinom, su kokia potekstė jisai tai daro, žinai. Maybe. Jo, bet geriau tokių, kaip aš sakau, pasivaikščiojimų po stoties rajoną tai reikėtų vengti, nes aš nemanau, kad vien tik jum vengti, aš ir pati neičiau po tą stoties rajoną pasivaikščioti, nes gaučiau liulinį ir... Bet jau ten biški pagal idėją geriau turėtų būti, nes žinai, ten jau atsinaujant pradėjo, ten šiaip visokių fainų bariukų atsidarė stoties rajoną dabar pastaruoju metu. Žiūrėk, paslaptį dar pabaigai, kur tu tuos nagus gražius gavai? Iš Malenos. Malena, aš noriu pas tave į svečius, žinai ką, reikia supažindinti šuniukus. Laisvai. Jo, nes ten pas tave yra visas klondaikas visokio gėrio, žinai. Taip, o nagai tai labai rekomenduoju, šiaip va tokie va, jie labiau moteriam, pas ją mažesnės rankos, tai jai labai tinka, pas mane biški didesnės, tai man netinka, tai čia tiesiog iš Sinsėjaus. 5 ar kiek eurai. Labai gražiai, super. Taip. Tai... Žinai, kartais tokiose parduotuvėlėse labai fainų dalykų galima rasti. Nes ir ten make-upo fan, aš kelias paletės turiu, kur ir pigmentuotos, ir aš kiekvieną kartą, kaip dažausi, naudoju jas. Jo, nes pigmento pas jūs labai reikia spalvos ryškio, aš tau nepadarysi to nudo, žinai, visiškai. Galima tą nude, nes pas mane šiandien kinda akis tokios niūdinės, nurudos spalvos. Žinai, pagal lietuviškas tradicijas, tai pas tave visai neniūd. Smaukai toks labiau. Jo, nes kai smaukas ir dar toks geras smaukas. Nes kai mergiotės pas mane darosi, sakysim, ar mokinamės nude, tai ten reikia su lūpa žiūrėti, ar jis ten kokį ten brūkšnelį padarė, ar uždėjo kažkokį šešėlį, nes jo beveik nesimato, nes lietuviai labai bijo to ryškumo. Labai. Jo, subingai labai bijo. O, aš Niksagi dirbau. O Niksas, taigi vienas iš tų retesnių brandų, kur ten ir mėlynos violetinius lūpdažių šešėlius turėjo, žinai, 3,5 metų pradirbau tenai. Aš tiek visko prisiklausau, žinok, esu, atrodo, ateina, tai duokit jūs man ten niūdinį blizgį kokį, žinai, ar ten tonalinį kremą, kuris ten man nieko nepaslėptų, žinai. Ir renki, ir ten rodai, žinai, ne per daug, žinai. Lūpų pieštuką kokį nors ten, žinai. Permatoma, prašau, lūpų pieštuką permatoma. Tai tada visai nesidažyk, tai viena atėjo, sakoma, reikia ten blizgio, bet kuo lengvesnio, tai galų gale ten mes tiek rinkomės, aš ten, mano ranka, atsimenu, buvo išsvočinta iki čia, žinai. Tai galų gale išsirinko tiesiog bespalvių aliejų kalūpų. Taip norisi apsiverkti finale, žinai, nes man visą laiką labai norėsi, kad visi biški šiek tiek pasispalvintų. Tokios biški lietuviams trūksta drąsos, nes tokio biški pilkumo. Nes jeigu yra lietaus sezonas ruduo, tai visai su tais tokiais rudai pilkais plošiais, supranti? Nėra tos spalvos, norisi, kad ir tos kažkokios netgi ir juodos, bet kad tos spalvos būtų, nebūtų vien tik pilkai žaliai ir kaip pas mus tos tie veidai dar lietuviškai turi alyvuogės atspalvytą truputėlį, ar ne? Tai ypatingai norisi kažkokio ir lūpdažio, ar šešėlio, ir to ryškumo, dėl ko man visą laiką gražu buvo dragų makiažas, dėl to, kad jisai visą laiką turėjo ryškumą, ar ne? Ir jisai visą laiką turėjo spalvas, visą laiką turėjo spalvų perėjimą, visą laiką ryškios blakstienos, visą laiką ryškiai kontūruotas veidas. Tai nesakau, kad visi taip turėtų vaikščioti gatvės ir nereikia, bet nors dalelę tokios kažkokios spalvos į savo tos makiažus dėtų. Bet aš, pavyzdžiui, kaip ruošiu savo, pavyzdžiui, kažkokios šokas su manim šokėjas, aš vis tiek jas ten padažau biškinu, kad ant scenos gražiai atrodytų. Tai iš pat pradžių irgi buvo, kad niūdinį make-upą nori, ten aš šiek tiek tamsesnę, rudesnę paimu iš karto, ne, bet Malena, čia man netinka, aš sakau, tu būsi ant scenos. Taip. Pas tave ten šviesos,
belenkaip išvošins tavo veidą ir jisai Aš visą lygus laiką tą bus. sakau, jo. Tai Visą laiką. dabar išeina, čia viskas raudona, čia ruda, o ant scenos viskas Normaliai. normaliai. Šis laikas, sakau, mane Holivude labai gerai išmokino visiems klientams, kurie eis ant scenos ar dalyvaus kažkokiam red carpet ir dar kažkas. Visą laiką yra toksai pasakymas. Visos kameros ir visi apšvietimai dirbtiniai suvalgo 80% spalvos. Nu, tai va. Taip, kad tu turi 80% smarkiau pasidažyti, negu tu įprastinį turi tą nūdą, tam, kad tu bent tą spalvą matytum. Nes kaip taisyklė, netgi jeigu dabar jūs darysit selfius, selfie irgi suvalgo ir tos tokios spalvos intensyvios, kaip dienos šviesoje nebelieka. Tai va, tas viskas visą laiką tai būna. Spalva suvalgo kameros ir apšvietimai visi šitie. Ir dar man visą laiką buvo keista, jeigu daro makiažus prie tokio apšvietimo, nes tu nežinai, kaip tu dienos šviesoje atrodysi. Tai va tas man irgi. Bet čia mano toks momentas buvo. Būna kartais. Aš, pavyzdžiui, vakar buvo vienos iš drag karalienių gimtadienis, tai irgi aš turiu tokį veidrodį, kuris ten apšviestas, aš prie jo ten dažiausi, nu, bet kaip berniukas. Nu, tai toks lengvesnis viskas. Nu ir tada pasižiūrėjau prieš dienos šviesą į veidrodį. Biški tokią, na tai kad rasę pakeičiau, bet... Per ryškiai, ta prasme? Per ryškiai. Ar per tamsiai? Per rudai. Per rudai. Ir biški jau pradėjau drag make-upą daryti, bet aš kaip Bet tu berniukas negali. buvau. Čia jau iš įpročio, žinai. Iš įpročio gaunasi, jo, čia yra normalu. Turbūt, jo. Taip. Man tai buvo tokių atvejų, kai pas mane atėjo juodaodė, bet jinai buvo juoda. Ji buvo juoda kaip šitas šuniuko spalvos juoda. Ir tu supranti, ir ką daryti. Ir tu supranti, kad tu kaip man iškontūruoti į veidą. Nu, realiai. Ir tada aš supratau, kad aš vienintelis dalykas, netgi išbaltinti negaliu, nes juodaodžiai pyksta, jie nenori, sako, mes iš ten pakių baltesnių ar kažko. Tada supranti, kad jie turi gamtiškai labai gražias akis ir akių vokus labai plačius. Tu gali tada žaisti su šešėliais ryškiausiais, gražiausiais lūpom ir taip toliau. Bet tada tai taip darai. Nes kitaip niekaip nepadarysi, žinai. Tai ką, ačiū merginos, kad atėjot. Ačiū Oi, tau, ačiū pakvietei. tau. Labai smagu susidomėti. Viso vandenų. Taip sunku, visos girgždančios. Viskas, ačiū Jums, kad atėjot. Labai laukiu Jūsų renginio ir atvažiuosiu būtinai su visa palaikymo komanda, su plakatais ir su amuletais, kad tau pritraukti, ką prižadėjom. Labai gerai. Jo. Ir sėkmės ruošiantis pasirodymams. Aš galvoju, gal netgi mes anksčiau biškai užeisim pas jūs ir į užkulisius. Netrukdysim, mes tiesiog prasteisim ir tiek prafilmuosim ir viskas. Ne? Prašom. Jo. Ir aišku, šuniukam linkėjimai. Didžiausi. Tavo šuniukų irgi linkėjimai, kurį turėsi. Ateities šuniukui? Ateities šuniukui, jo. Ir jo vardas bus Petras. Petras? Petras. Nepatinka tau? Čia apie kurį šuniuką? Nežinau, tiesiog aš lietuviškų tokių vardų, žinai, neasociavau su jokių, žinai. O tavo kokį vardai sakei? Bučkis ir Daša. Nu tai va, labai gerai. Pas mane Gilė ir Kivis, o pas tave bus Petriukas. Pas mane bus Petras ir Janė. Nu va, irgi gerai, Iš karto du. Žiūrėkit, jau šuloja, kažkoks jau čia ateina vienas. Atbėga tavo šuniukas. Viskas tavo Petrai čia. Petra, viskas merginos. Tada dėkui, baigiam gero sekmadienio, aš maišausi dienose, gero sekmadienio ir iki kito susitikimo. Ačiū. Ačiū.